Labą dieną, gerbėmieji. Labą dieną, dėstytojai, specialistai, vadovai ir visi tie, kuriems įdomi šios dienos tema. O šiandien mūsų svečias yra Pavelas Stefanovič iš Vilniaus Gedimino technikos universiteto, kuris papasakos mums apie dirbtinį intelektą. Taigi, labą dieną, Pavelai. Iki. Tai prašome, auditorija, jūsų su nekantrumu laukiame jūsų paskaitos. Gerai, dėkui. Tai šiandien kalbėsim būtent apie dirbtinio intelekto taikymą šiuolaikinėse sistemose. Iš to pateikto aprašymo iškart turbūt buvo aišku ir matyti, apie ką maždaug kalbėsime. Tai iškart sakau, kad nėra ta, pavadinkim, paskaita skirta grinai informatikams, nes informatika tikėtina viską daug žino ir daugiau gal kai kurie už mane. Bet daugiau yra esmė ir tokia, tai yra supažindinti su tokiais bendrais dalykais per įvairius taikymus, netgi kai kur per tam tikrus mažus, pavadinkime, žaidimus, kurie galbūt kai kurie yra netgi ir, pavadinkime, sakyčiau, vaikiški, bet jie labai gerai kartais atspindi esmę dirbtinio intelekto, pavyzdžiui, tarkim, kad ir tą pačią kokį nors vaizdų atpažinimo, tai kokiu maždaug kiekiu reikia duomenų, kad atpažintų tam tikrus dalykus ir panašiai ir panašiai. Tai trumpai pristatysiu. Tai esu informacinių sistemų katedros dėstytojas, tai dirbu pagrindinio darbovietė yra būtent Vilnius Tech universitetas, tai čia esu jau 8 metus, tačiau be to dar ką darau, tai kadangi baigiau pats universitetą, kuris jau yra išnykęs, tai yra pedagoginį, tai šiek tiek dar vis ir pabūnu ir mokytojų, dėl to dažnai vedu įvairius mokymus tiek mokytojams, tiek mokiniams įvairius. Ir būtent dažnai visas tai, ką aš darau, tai yra siejasi su dirbtiniu intelektu, nes pats rašiau ir disertaciją Vilniaus universitete būtent iš dirbtinio intelekto, kai dar nebuvo taip labai viskas skambiai ir labai populiaru, pavadinkime. Tai iš esmės tai buvo tam tikri metodai, kurie skirti buvo analizuoti tam tikrus duomenis. Bet pastaruoju metu tai yra tapo toks didelis bumas su ChatGPT atsiradimu, kad dabar, ta prasme, apie tai visi šnekas tik tai nori. Tai dažnai kalbėdamas šios paskaitos metu remsiuosi ir pavyzdžiais, ką mes darome su studentais, ką darau per įvairius mokymus, ką darau per kitus dalykus, per projektus mokslinius, kurias darome su įmonėmis, nes dažnai įmonės kreipiasi pastaruoju metu ir, nori savo sistemas modernizuoti, kažką implementuoti naujo, kad jos būtų ne, tarkim, tos statinės, pavadinkime, išmanios. Tai dažnai naudojam būtent dirbtinio intelekto modelius, kad vieną arba kitą dalyką tiesiog automatizuoti, pakeisti kažkur tai, patobulinti, nes visi, tarkim, turbūt greičiausiai bent taip yra, kad nori, tiesiog, pavadinkime, iš įmonių didesnio pelno, tai dažniausiai pelnas ir remiasi tos naujovės, pavadinkime. Tai ką kalbėsime? Tai kalbėsime apie 4 dalykus pagrindė. Tai dirbtinio intelekto istorija, nes šitokie, pavadinkime, yra kaip ir mitas, net ne mitas, bet kai paklausia dažniausiai šio klausimo, tai visi praktiškai sako, kad tai yra maždaug 5 metų, 10 metų senumo dalykas, bet realiai tai yra kur kas senesnis sąvoka, senesnė eiga, pavadinkim, su dirbtinio intelekto. Dėl to apie tai šiek tiek pakalbėsime. Duomenų svarba dirbtinio intelekto modeliams, tai apie įvairius duomenis, tai yra tekstinius, vaizdus, garsus ir skaičius. Tai daug bus įvairiausių nuorodėlių, tai kai kurios nuorodos bus tokios žaidybinės, kai kurios bus rimtos, bet noras yra tiesiog daugiau supažindinti esmę, maždaug kaip vyksta tuose modeliuose, nes per vieną tą paskaitą tikrai mes tų modelių nesukursim ir neišmoksim visko tai daryti labai gerai. Ir paskutinis yra dirbtinio intelekto modelio apmokymų pavyzdys, tai čia žiūrėsim pagal situaciją, nes kai jūsų tiek daug, tai nežinau, ar tas mano pavyzdys suveiktų. Iš vienos pusės viena dalis taip suveiktų, kita dalis, kuri liečia klasterizavimą, pavadinkim, duomenų, tikrai būtų jūsų biški per daug, pavadinkim, ir tas vaizdas, kurį aš dažniausiai parodau, ta prasme, toks būna labai jau griozdiškas. Tai pradedam pradžiai nuo pradžios, tai yra dirbtinio intelekto istorija. Tai jeigu taip savo mintyse bandytumėt spėti, kur ta data maždaug, kada prasidėjo dirbtinis intelektas ir apie tai maždaug pradėjo, pavadinkime, kalbėti. Tai dažniausiai, kaip sakau, taisyklė visi sako maždaug 5 metai, nes maždaug tada prasidėjo visi dalykai su giliuoju mokymu, su transformeriais ir kitais modeliais, bet šiaip žiūrint bendrai prasme, tai yra kur kas toliau, tai yra maždaug 1950 metai, bet daugiausiai kalbam, pavadinkim, nuo 2000-ųjų, kai atsirado, tarkime, tų pačių dalykų kaip gilieji mokymai, kur mes galim išnaudoti mūsų grafinės plokštės, vėliau atsirado, tarkim, 17 metais transformeriai, tai ne tie personažai iš filmų, bet iš esmės tam tikri modeliai, kurie buvo, pavadinkime, apmokyti dideliais kiekiais duomenų ir vedė link to, ką mes turime dabar ir dažniausiai visi naudoja, tai yra teksto generavimas, vaizdų generavimas ir visi kiti dalykai. Tai iš esmės
tie 5 metai, pavadinkim, buvo tokie esminiai ir labai labai stipriai tas proveržis buvo ir turbūt nei vienas dar toks modelis nebuvo populiarus kaip ChatGPT atsiradimo, nes taikymas prasidėjo labai labai platus ir gerąja prasme ir blogąja prasme, dėl to iš esmės mums labai daug ką reikia ir keisti. Tai kalbėsime apie daug ką, tai yra apie vaizdų šiek tiek generavimą, apie teksto generavimą, parodysiu tam tikrų pavyzdžių. Tai jeigu taip žiūrint, tos pradžios nesimato, bet jeigu taip žiūrėt bendrai iš istorijos pusės, tai su kuo yra siejamas dirbtinio intelekto ta visa pradžia, tai yra siejamas su šiuo asmeniu, tai yra Alan Mansonu Turingo, ir kažkada jis pasiūlė tokią kaip ir savoką, tai yra Turingo testą, kuris dažnai yra minimas įvairiuose fantastiniuose filmuose, kai, tarkime, ten būna humanoidai ir panašiai, tai dažnai yra kalbama apie tai, ar, tarkime, ta programa, pavadinkim, perina tas vadinamą Turingo testą ar ne. Tai Alanas Mansonas Turingas buvo būtent tas žmogus, kurį pasiūlė. Aišku, jis yra garsus ir tuo, kad yra computer science tėvas, tokia turi dalyką kaip universalinį Turingo mašiną buvau pristatęs, matematikas garsus, vadovavo komandai, kuri iššifravo Enigmos kodą ir daug kitų dalykų, kas netgi kartais parodoma ir per tos filmus, kurie su juo susiję, kaip, pavyzdžiui, The Imitation Game, The Codebreakeris, kur drąsiai galite pasižiūrėti, prasme, tą turiniuką, ir jis rodo maždaug tokią bendrą esmę apie jį patį ir dažnai tikrai visur bus minimas tas Turingo testas. Tai būtent Turingo testas iš esmės ir atspindi tą dalyką, pavadinkim, kuris įvedė, ar tai yra dirbtinio intelekto programa ar ne, pavadinkime, ne? Tai jeigu kas tas Turingo testas iš esmės, tai jeigu taip žiūrint bendrai prasme, tai jeigu, tarkim, aš, nežinau, už durų stovi du personažai, tarkime, vienas žmogus, kitas kompiuteris, ir aš, tarkim, sugalvoju kažkokį tai klausimą, kad ir paprastą, nesvarbu kokį, duodu jiems tiesiog klausimėlį ir jie man tiesiog grąžina, pavadinkime, atsakymą. Tai tas atsakymas, kurie grąžina, iš esmės, jeigu kompiuteris sugeba įtikinti, kad jis yra žmogus, tai iš esmės tą Turingo testą, pavadinkime, ir praeina. Tai dabar taip, jeigu žiūrint į ChatGPT, na ir lietuvių kalbą, tai turbūt tikėtina, kad pagaut pakankamai dar lengva, bet jeigu iš anglų kalbos, tai pakankamai tas generavimo lygis yra aukštas ir tikėtina, kad tie vis tiek dažni tie, vadinkime, chatbotai, dabar ypač tie, kurie naujieji yra, tai yra labai daug žmonių sugeba apgauti, kad tai atrodo, kad tai tikrai žmogus yra, o ne kažkoks tai kompiuteris. Tai jeigu taip, iš istorinės pusės, tai vėlgi visi kalba dažnai apie ChatGPT, bet praktiškai mažai kas kalba apie tuos, kad tai nėra tas pirmasis chatbotas, pavadinkime, kuris buvo istorijoje. Tai pirmasis buvo iš esmės Eliza, kuris buvo pristatytas prieš 50 metų, jeigu neklystu. Tai iš esmės, aišku, jie nesirėmė tais dirbtinio intelekto modeliais, ką mes turime dabar, tai yra faktas. Jie daugiau buvo grįsti taisyklėmis tam tikromis, kur iš esmės, tarkim, tas pats kaip Eliza, buvo daugiausiai naudojamas tam, kad realiai, psichologijai pavadinkime, kur tiesiog skatina žmogus išnekėti, tai jeigu aš kažką paklausiu, tai jis realiai dažniausiai perfrazuoja mano klausimą arba skatina mane, pavadinkim, kalbėtis. Tai, tarkim, jeigu netgi pavyzdį paimtume, radau tokį online dar simuliatorių, pavadinkime, kur yra Elizos būtent tas prototipas. Jeigu, tarkim, parašau Hello, I'm Eliza and with your purpose today, tarkime, I feel bad today, tarkime, ne? Nemoku rašyti, išmoksim. Tai jis tiesiog dažniausiai paklausia kažką, arba, tarkim, paklausia, arba skatina, pavadinkime, nekalbėtis. Tai realiai tie dažniausiai pirmieji chatbotai buvo naudojami medicinoje, ir jeigu taip žiūrint iš tos istorinės pusės, tai yra dažniausiai laikomas tuo pirmuoju chatbotų, kuris, pavadinkim, tą Turingo testą įveikė. Aišku, tas Turingo testas toks yra savotiškas, nes realiai priklauso nuo vertintojų, nuo žmonių, kurie vertina tą chatbotą. Tai, manau, tam tikrom sąlygomis viską galim praeiti. Bet principas tame, kad, tikrai tas nėra ChatGPT vienintelis ir dabar šiuo metu yra tikrai nemažai tų chatbotų, kurie generuoja tekstą ne ką prasčiau negu jis. Iš tokių kitų dar populiarių tai buvo Perry, kuris simuliavo šizofreniją sergančią moterimi. Tai iš esmės jo buvo esmė tokia, kad tiesiog apsimetė, kad tai yra moteris turi tam tikrą psichologinę negalę, pavadinkime, ar kaip čia ligą. Tai iš esmės tiesiog, dėl to jos tas generavimas arba kalbėjimas, pavadinkim, teksto buvo labai nerišlus, neaiškus, todėl sugebėjo irgi tą, pavadinkime, Turingo testą praeiti. Cleverbotas lygiai taip pat irgi radau dar gyvą variantą, tai jis lygiai taip pat galima su juo pasižaisti. Tai jis lygiai taip pat atsakinėja, kalbasi, bendrauja ir mes galim su juo labai gražiai, protingai pasišnekėti. Tačiau, kaip ir dauguma tų pirmųjų chatbotų, natūralu, jeigu aš parašyčiau, pavyzdžiui, labas, kaip tau sekasi, tai jeigu taip ką jis atsakytų, tai jis atsakytų tiesiog nieko. Tai kodėl nieko? Nes natūralu, kad pirmieji tie visi chatbotai buvo kuriami tikrai ne lietuvių kalbai.
Ir turbūt ir tas pavadinkime, kodėl būtent nekūriminis ta lietuvių kalba, aišku, nėra tokia populiari. Ir dabar, jeigu paimtume kokį nors, tarkim, ChatGPT arba kitą generavimo modelį, tai dažnai jie daro labai daug klaidų, rašybos klaidų, nes mūsų ta kalba yra tiesiog savotiška, yra daug įvairiausių prielinksnių ir ten daug kitų dalykų, ko nėra anglų kalboje, kaip, pavyzdžiui, tarkime, kokį nors giminių nėra ir taip toliau. Tai iš esmės, tiesiog tas generavimo lygis link lietuvių kalbos ėjo pakankamai ilgai. Bet tie pirmieji būtent chatbotai, kaip, pavyzdžiui, Eliza, Terry, Cleverbotas, IBM Watsonas, Siri, Alexa, Google Assistant, ką mes turime dabar ir ChatGPT, tai aš tiesiog įdėjau vieną kaip iš jų, bet vėliau, kai prieisime prie teksto, pavadinkime, analizės šiek tiek, tai ten bus paminėti ir tų daugiau chatbotų, kurie gali būti drąsiai panaudoti ar jūsų darbe, ar tiesiog generuojant tam tikrus dalykus. Ką radau tokio įdomaus, man patiko, pasižaisti tiesiog tokia nuoroda, kur iš esmės yra praktiškai dauguma tų chatbotų sudėta, įvairiausių ir smulkių, ir tų tokių senovinių, tai man buvo visai smagu paeksperimentuoti. Šitoks yra bot library, jeigu nueičiau, tarkime, į bots, tai iš esmės yra didelis sąrašas įvairiausių tų chatbotų, kurį čia galim susirasti, kaip tai nori. Tai jeigu, tarkim, žiūrėti lapais, tai yra iš esmės nuo 1 iki 40, tai biški daug. Tai jeigu, tarkim, paimčiau kokį nors, nežinau, kažkur čia mačiau, buvo ChatGPT, trečias, tarkim, nesvarbu, kad ir trečią paimsime, paspausiu ant jo, tarkime, iš esmės galima netgi pasibandyti, kaip tie chatbotai tarpusavį bendrauja, jeigu taip kažkam smalsu, koks jų yra generavimo lygis, jeigu, tarkim, turiu tą patį, pavyzdžiui, vieną chatbotą, turiu kokį nors, pavyzdžiui, paėmęs Elizą, tą seniausią ir vieną iš naujesnių, ir parašysiu, pavyzdžiui, tarkime, what do you think about cheating in education, tie labai smagiai savo tarpusavį pasišneka. Tai realiai tie generavimas neteina iki to, kad tiesiog žaidžiama su jais, žiūrima, kaip jie elgesi ir netgi iš to pokalbio, kuris yra, tik aš įsijungsiu garsą, nes šie kartais būna šneka. Tai iš esmės, ką jie dažnai daro, tai dažniausiai, tarkim, ChatGPT praktiškai visą laiką atsakinėja, pasakoja ir taip toliau. O ką daro Eliza, tarkim, tas pirmasis robotas, chatbotas, tai iš esmės dažniausiai skatina įsišnekėti. Tai čia galim taip užburtą ratą pasidaryti tokį ciklą, kur tiesiog Eliza vis prašys daugiau pakalbėti, please tell me more about this. Ir bet kuris chatbotas, tas naujesnis, praktiškai vien tik su savim ir kalbės ir pasakos visą gyvenimą savo ir taip toliau. Tai daug čia tokių galim pasieksperimentuoti, pasižaisti su tais chatbotais, kam įdomu jie ir tikrai juos tiesiog pamėgęs yra, tai gali drąsiai tiesiog paeksperimentuoti. Bet tik tai čia pasitrauksim. Tai jeigu taip žiūrint toliau, tai kad nebūtų šiek tiek taip viskas paprasta, norėčiau, kad ir jūs pabūtumėt tam tikri vertintojai, nes dažnai labai yra visi kalba, kad, bent ypač, kai man tenka bendrauti šiek tiek su mokytojais, ypač anglų ir lietuvių, kurie susiduria su ta problema, kad mokiniai mėgsta labai sukčiauti, jeigu taip žiūrint statistiką, berods kažkur ten buvo prieš porą savaičių statistika, kad iš 3 moksleivių 2 sukčiauja arba daro namų darbus būtent su ChatGPT, arba su kažkuriu kitu generatoriu. Tai praktiškai jos dažniausiai, kaip susitarsiu, sako, kad jos labai lengvai atpažįsta, kada yra sugeneruotas tekstas, kada jis nėra. Tai, bet jeigu, tarkim, žiūrint taip atvirai, tai sugeneruoti yra viena, iš tikrųjų yra kita, trečia dar daug yra įvairiausių įrankių, kurie leidžia perfrazuoti ir labai sunku suprasti, kur ten tas realus tekstas, kur ne. Tai taip, kad pasitestuoti šiek tiek tai, kas yra, padarysim tokį trumpą, paprastą žaidimą, tie, kas norės įsitrauks, kas norės ne, bet esmė, ką aš dažnai padarau, tai tiesiog parodau tą principą, kad jeigu, tarkime, mes turime, kad ir tokį paprastą Turingo testo žaidimą, kai aš esu paklausęs, pavadinkim, ChatGPT 5 klausimų, kurie yra pateikti šitoje skaidrėje, ir realiai aš ką jums duosiu, tai duosiu tam tikrą nuorodą arba QR kodą, kur tiesiog nusiskaitę pateksit į anketą Google formos. Ir realiai tiesiog jame matysite, štai parodysiu trumpai, kol kas be QR kodo, matysite realiai tiesiog 5 klausimus. Pavyzdžiui, kiek jie turi kojų, atsakymai trumpi. Tai yra 1, 2 pasirinkimas. Tai realiai tiesiog 5 klausimėliai, kurie esmė tiesiog pažiūrėti, ar jūs sugebate atskirti būtent, kas yra sugeneruotas tekstas, kas ne. Ir vėliau parodysiu, ką tas pats ChatGPT parodė man ir ką aš, ta prasme, ir kokias būtent galima įžvalgas padaryti iš to, kaip jis generuoja ir kas yra gaunama. Tai tiesiog žymėdami toje anketoje prašymas būtų labai paprastas, kad žymėti tą atsakymą, kuris jūsų nuomonė yra parašytas žmogaus. Tai vieną rašiau aš,
vieną man pateikė generavimo programą. Tai iš esmės tiesiog principas yra pasibandyti, pasižaisti, ar jūs sugebėtumėt atpažinti, nes tam tikras savybės generuojant tekstą yra matomos, ką jis daro gerai, ką jis daro blogai. Netgi tos paprasčiausius klausimus, kai kur aš berinkdamas juos, tikrai turėjau atsakymą pateikti ne iš pirmo karto, tai čia šiek tiek gaunasi toks, pavadinkime, jau sukčiavimas vienoks ar kitoks iš mano pusės, nes jeigu taip vertinti patį pirminį tekstą, kurį sugeneravo, tai kartais iškart matosi, kad tiesiog jis nėra tikras, nes turi tam tikras, arba rašybos klaidas, arba tam tikrus kitus dalykus, kur mes jau galim atpažinti ir suprasti, kad tai nėra tiesiog realus tekstas. Tai kokiam 1-2 minutės palaukim, nes ten atsakymų labai daug nėra, tai manau kažko labai protingo ten irgi žymėti nereikia ieškoti prasmės, o daugiau tiesiog tas pats suvokimas, maždaug, kad jums patiems, kaip vertintojams, ar labai lengvai prigautumėte žmogų, robotą, ar nelabai. Tai, nes tarkim, kad ir tas buvo klausimas, kur su ežiuku ir anekdotu, tai praktiškai aš gal iš kokio 6-7 klausimo, tik tai su prašymo išgavau tokį šiek tiek panašesnį tekstą, nes realiai jis labai tiesiog generuoja nelabai vykusiai, pavadinkim, lietuvių kalba ir ypač su humoru jam šiek tiek nelabai sekasi, pavadinkim, ir iki štai vietų. Bet kiekvienas turbūt savo skonį turi. Faktas, kad ta prasme, generuojant mes, jeigu kartais paklausiu, tai galiu gauti vieną atsakymą, paklausius antrą kartą galiu jau gauti kitą atsakymą, tas generavimas irgi nebūna toks pats identiškas, tai tiesiog tas irgi, bent aš patikiu tai, ką jis iš pirmo karto, pavadinkim, parodė didžiai dalimi, ir tai kartais stengiuosi paklausti, tarkime, kaip su anekdotu, kad pasiūlytų kitą, kuris būtų šiek tiek rišlesnis. Tai gerai, tai kiek katė turi kojų, atsakyti trumpai, tai iš esmės žymite raudonas, tai raudonas jūsų katė turi 4 kojas, tai žymėjo 81%, bet realiai mano buvo mėlynas rašytas, o raudonas yra sugeneruotas. Tai šiuo atveju, ta prasme, žmogaus yra mėlynas ir įprastai turi 4 kojas aš rašiau. Tai šitoje vietoje galim dauguma nepataikė ir ką dažniausiai daro ChatGPT, tai jis nesiremia jausmais arba kažkuo tai, nors pagalvoju apie katytę vargšę, kuri galbūt neturi 4 kojyčių, bet kadangi ChatGPT ir šiaip generavimai žino, kad faktą, kad katės yra 4 kojai gyvūnai, tiesiog jis tą žino faktelį ir suprasčiausiai patikė grinai tą tekstą, kaip jis yra. Pasakyk trumpą anekdotą apie ežiuką, tai mėlynas buvo mano, raudonas buvo generuotas ChatGPT. Čia prasmės šiek tiek nesimato, dėl to gal tas toks yra. Kas daugiau sveria kilogramas vinių ar tono pūkų, atsakyk trumpai, tai iš esmės mano buvo mėlynas, ChatGPT žymėjo raudoną, tai yra 1 kilogramas vinių sveria daugiau nei tonų pūkų, tačiau vėliau paklausus, ta prasme, iš esmės jis tiesiog susimastė, pergalvojo ir po to jau sakė, kad galbūt gerai vis dėlto atsakysiu. Pasakyk lietuvišką mįslę apie gyvūnus, pateik atsakymą, tai iš esmės raudonas buvo generuotas, mėlynas buvo žmogaus. Tai vėlgi čia šiuo atveju dauguma pataikė, pavadinkim, ir kiekvienu žodžiu, kas protingesnis žmogus ar ChatGPT. Tai aš žymėjau irgi žmogus, tačiau pats ChatGPT dažniausiai žymi, kad jis yra lygiavertis, bet vėlgi tai yra su tam tikrais klausimais, nes jis, tarkim, būna, kad pamasto, tarkime, kad šiaip labai matuoti sunku, žiūrim pagal ką matuoti ir panašiai, tai tą irgi pateiksiu, ką maždaug jis parodė. Tai šiaip, jeigu taip žiūrim bendrai, tai vien iš šitų klausimų dauguma turbūt būtumėt prigavę, bet jeigu paklausčiau turbūt kažką kitą, ir tas Turingo testas ir susiremiasi į tai, kad mes, tarkime, turime įvertinti labai daug faktorių, daug įvairiausių klausimų, daug įvairiausių, tarkim, dalykų, kas yra labai sunku, bet šiaip žiūrint, tai irgi tas yra vienas iš generatorių, kuris laikomas, kad, praėjai, pavadinkim, tą Turingo testą. Jeigu taip žiūrint, ką atsakinėjo ir kas pas mane ten buvo pateikta, tai kaip ir klausiu, kiek katė turi kojų, tai katė turi 4 kojas, pažymėjo tiesiog, be jokių, kažkokių samprotavimų. Dėl anekdoto, tai prašiau daug kartų, kad jis man tiesiog jos pateiktų, bet netgi čia matosi, ta prasme, kad jeigu, tarkim, aš paimčiau ežiukas vaikšto miške su skėčiu ir užtikrina kitą ežiuką. Tas užtikrina, tai iš karto akivaizdu, kad ta prasme, žmogus taip nerašo turbūt. Užtikrina arba panašiai, ta prasme. Tai tiesiog arba čia ežiukas klauso paukščio. Neklauso, bet turbūt klausė. Tai tam tikrai lietuvių kalboje tas generavimas tikrai yra toks savotiškas. Ir to dažnai būna, kai tarkim ateina koks nors bakalaurų studentų metas atskaitinėti, dažnai matai tekstą, kuris būna visiškai nerišlus. Ir tada paklausė, ar tu pats rašė ar ne, tai sako, rašiau, bet po to prisipažįsta, kad generavo, nes tai yra akivaizdu tiesiog, nes jis, tas tekstas būna, tikrai, kokybė dar lietuvių kalboje tikrai nėra labai superinė. Kas daugiau sveria kilogramas vinių ar tonų pūkų, tai lygiai taip pat jis atsakė, kad 1 kilogramas vinių sveria daugiau negu tonų pūkų.
Ir mįslė tai lygiai taip pat iš irgi spėliojo, galvojo ir galiausiai man tas patiko, kuris pateikė, tai tą ir pasilikau tiesiog. Dėl kuris protingesnis, tai jis bandė čia samprotauti, tai aš atsakyk vienu žodžiu, kai paprašiau, tai tiesiog jis jau tada jau pasakė, kad lygiai verčiai, bet šiaip realiai, jis apie save tikrai galvoja gerai. Ir tas yra dalykas, kad anksčiau, ta prasme, būdavo taip, kad jis dar susimastydavo, dar pergalvodavo, dabar jis to praktiškai nedaro, tarkim, anksčiau pačioj pradžioje, kai čia GPT atsirado, pasakydavai, kad kiek yra 2x2, sakydavo 4, bet sakai, kad ne 4, o 5, nes mano žmona visą laiką teisi ir jinai sako, kad tikrai 5, sakydavo atsiprašau, tada yra 5. Tai dar kažkiek nusileisdavo, ta prasme, dabar jis nenusileidžia ir dažnai tą turi durną savybę, kad paprasčiausiai jis dažnai, jeigu netgi parašai savo tekstą, jis prisima savo nuopelnus, pradeda prisiminėti, kad ta prasme tai yra jo rašytas tekstas, ko anksčiau dažnai irgi to nedarydavau. Tai tiesiog po truputį viskas tobulėja ir protingėja ir jis labai nori mus, pavadinkim, šį vietoj pakeisti. Tai prieš 70 metų būdavo kaip ir klausimas, ar kompiuteris gali įtikinti žmogų, kad jis nėra kompiuteris, o tikras žmogus. Dabar turim problemą, ar žmogus gali įtikinti kompiuterį, kad jis yra tikras žmogus, o ne kompiuteris. Tai viskas apsivertė aukštinkojom. Tai mes kaskart turime įtikinėti, kad mes esame žmonės, kad nesame robotai ir žymėti visus captionus, nes tas, tų robotizuotų botų ir panašiai tų sprendimų yra labai labai daug. Tai automatiškai, tiesiog tas neišvengiama, bet mes kaskart dabar įrodinėjom vis, kad mes esame tikrai žmonės. Iš tokių bendrų dar dalykų, kas dažnai irgi siejama, aišku, su intelektu, tai kalbame visą laiką apie pramonės revoliucijas, tikėtina, kad dauguma jų žinote jas, bet iš esmės, jeigu taip žiūrėt bendrai prasme, tos datos, kur pas mane parašytos apačioje, aš maždaug jas iš akies rašiau. Tai 5-oji pramonės revoliucija dažniausiai yra ta, kuri vis dar diskutuojama, ar tai yra dabartis, ar ateitis, ar panašiai. Tai tenka tikrai rasti mokslinio straipsnių, kur jau rašo, kad mes esame 5-oji revoliucijai, kur žmonių robotų sąveikos sistemos jau yra lyg greičiai eina. Bet dar toli gražu turbūt ir, taip nėra, taip plačiai, pavadinkime, tą sritį įėję. Pirmoji, aišku, buvo Garo gale, kur iš esmės man nebereikėjo arkliukų joti į Latviją, galėjau tiesiog, garvežių, pavadinkim, važiuoti ar panašiai. Tai realiai vėlgi taip, išjudino, pavadinkim, pramonę labai stipriai. Antroji, tai elektra gamybos linijos masinė gamyba, kaip būtų kompiuteriai, automatizavimas 3-oji ir 4-oji būtent ten, kur mes esame, tai yra internetas, daiktų internetas, išmanios sistemos, tai yra, kad mes, daug daiktų, kurie būdavo kažkada tai, pavadinkim, tie statiniai arba tie paprastieji, kur nereikėjo kažko jums labai mandro daryti, dabar įgauna tam tikrą gyvybę. Tie patys automobiliai geba atpažinti kelio ženklus, linijas, važiuoti tiesiai ir panašiai, jeigu per perėją žmogus eina stoja ir taip toliau. Tai šaldytuvas, kuris mums pasako, ta prasme, ar, nežinau, trūksta pieno, kiaušinių ar dar kažko, tai tie daiktai tiesiog, pavadinkim, prikeliami naujai gyvybei, integruojant tas visas dirbtinio intelekto modelius, ne tik dirbtinio intelekto, bet apskritai išmanius sprendimus, kurie tiesiog, interneto pagalba mes jūs galime siekti, kur tik tai nori ir tiesiog, pavadinkim, su jais sąveikauti šitoj vietoj. Tai jeigu taip bendrai, tai dirbtinis intelektas, pavadinkim, yra sąveika tarp dviejų, tai yra kompiuterijos ir matematikos. Tai kompiuteriją dažniausiai mėgsta visi, matematiką dėja ne visi, ypač tarp, nežinau, studentų, moksleivių, tai yra didžiausia bėda, didžiausias baubas. Tačiau iš esmės, tai yra turbūt du neatsiejami dalykai, nes jeigu mes taip žiūrint paprastai, tai daug labai dalykų mes dabar galime labai lengvai pasidaryti, netgi kartais net be jokių programavimo žinių, tam tikrų yra sistemų, kur mes galim tą patį dirbtinio intelekto pasižaisti modelius kurti, kur net nereikia tiesiog programuoti, gali paimti burbuliukus, dėliotis modelius, ta prasme paleisti juos, nesuprasdamas to turinio, tačiau gali žaistis. Bet realiai, jeigu taip žiūrint bendrai, tai vis tiek dažniausiai įmonės naujieji sprendimai reikalauja matematinių žinių, ir be jų niekaip neišeina ir vis tiek ta matematika vis tiek visur sukasi. Pridėjus darbinę sritį visą laiką gaunam tą personažą, apie kurį kalbama irgi labai daug, ir žiniasklaidų, ir visur kitur, tai yra būtent apie vienaragius. Tai jeigu taip kažkas tai dar vis dvėjoja, kas tie vienaragiai, arba šiaip kelia klausimą, tai tikrai daug kur labai ir plakatai, ir šnekama žiniasklaidai, kaip mums labai svarbu tos vienaragius turėti. Tai kažkada prieš 10 metų pasiūlė tokia moteris kaip Eileen Lee, tą sąvoką vienam straipsnyje, ir jis kažkaip prilipo. Aš bandžiau ieškoti, kodėl būtent vienaragis, tai neradau, jeigu kažkas rado, galės ir man papasakot, bet iš esmės, man kaip informatikui tai nėra labai svarbu, bet esmė, kad tos dažniausiai tie vienaragiai turi tam tikrus, pavadinkim, išmanius sprendimus savyje, nes jie tampa populiarūs ir jie, tarkim, tos pinigus, pavadinkim, pradeda generuoti. Nes šiaip realiai vienaragio sąvoka tai yra, kad
apyvarta yra $1 milijardas, tada ta įmonė yra laikoma, pavadinkim, tais vienaragiais. Tai būtent taip žiūrint iš bendrai, tai dažniausiai viskas remiasi iš tų vienaragių arba tų pelnų, pavadinkim, tai yra fintecho, tai yra viskas su finansais, nes tiesiog verslas nori daug uždirbti ir panašiai. Toliau yra įvairiaus programos, o visa kita, pavadinkim, tokiais mažais gabaliukais, bet vis tiek sudaro pusę tos, pavadinkime, skritulinės diagramos. Tai čia buvo, aišku, 2022 metais ir top 50. Šiaip žiūrint bendrai, tai aišku, netgi tie paprasti sprendimai, ką jūsų vaikai tikėtina žaidžia arba anūkai, tai realiai netgi tie patys Robloxai, Discordai, kas net dabar kažkada buvo būtinai pagrindinis bendravimo šaltinis, Skype'as, koks nors MSN'as, dabar praktiškai visi naudoja tą Discord'ą tarp jaunimo, tai tiesiog, nes jame galima ten ir botų pasileisti, ir integracijas vers pasidaryti. Tai tas dalykas, kad tam tikri dalykai tik atsiranda po truputį ir jie taip kažkaip šauna į priekį, pavadinkim, ir pradedas visi kažkaip greitai mestis į tą naują dalyką, ne? Tai patys Redditas, Grammarly, kuris tikrina kalbą ir taiso ir panašiai. Tai čia toks senesnis variantas, apačioje yra pateikęs visų nuorodą, bet jos nedarinėsiu. Kodėl? Nes ten tokia didelė paklodė, kuri rodo tos visus esamus vienaragius, o jų yra labai daug. Tai 23 metų, tai tiesiog kas norės galės pasižiūrėti vėliau tą nuorodą, kas ten per būtent tie visi vienaragiai. Bet ten yra suskirstyta būtent pagal tam tikras grupės visas ir panašiai. Pavyzdžiui, education, fintechas, koks nors security ir panašiai. Ar Lietuva turi vienaragių? Tai pirmą vienaragį praktiškai žino visi, nes jis daugiausiai kalba apie tai, visur šmėžuoja ir žiniasklaidoje ir prisideda, kažkaip mano pusė ekrano biškį rodo. Okay. Tai būtent daugiausiai visur šmėžuoja, tai yra būtent Vintedas. Tai Vintedas savo sprendimuose tikrai turi ne vieną ir ne du tuos išmanesnius, pavadinkime, sprendimus, kurie būtent naudojami jų ar aplikacijai, ar kitose sprendimuose, tarkim, kaip pavyzdys, dabar nežinau, ar naudoja jie vis dar tą, nes nebeturiu šitos programėlės, bet tarkim būdavo, kad įmesdavo į kokią nors ten rūbą, iš karto parašydavo kategoriją rūbų, nereikėdavo rinktis jos ir panašiai. Tai realiai paima tą vaizdą, apdoroja, supranta, kas tame vaizde atvaizduota, supranta spalvą, supranta, ar ten kelnės, ar ten kokia spalva, ar ten dar kažkas, tai tiesiog paprasčiausiai sužymi. Tai yra vienas arba kitas dalykas, ką mes galėtume ir patys pasidaryti, bet iš esmės įdėjus jau nuotrauką, man to daryti nebereikia. Tai Vintedas tikrai prisideda prie daug ko, kas liečia dirbtinį intelektą, tai būtent jų sprendimuose tikrai yra nemažai. Antras tai yra Nord Security, iš esmės, arba NordVPN'as, kuris kiek teko bent iš kolegės, kiek teko bendrauti su jais, tai jie patys kaip ir bent teigia neturi kažko labai įmantraus savo arba ten susijusių dirbtinio intelekto, tačiau jie, pavadinkim, buvo tie, kurie tiek sugebėjo tą pelną užsidirbti. Tikėtina, kad po pandemijos, kai vis tiek buvo ta pandemija, tai daugam reikėjo jungtis per VPN'us ir panašiai, tai galbūt tiesiog pataikė, pavadinkim, tuo laiku. Ir trečiasis, tai nežinau, diskutuotinas klausimas, vieni sako, kad yra, kiti sako, kad nėra, kur tiesa nežinau ir man tai nelabai yra svarbu, bet tarkime, kažkaip buvo pareiškimas, kad iš mūsų ministrės Aušrinės, kad yra tas trečiasis vienaragis, kuris susijungia beros Skelbiu, Alio grupė ir ten dar kažkas, tačiau kai kitur rašė straipsnį skaičiau, kad jie nesiskaito lyg tai lietuviškuoju vienaragiu, bet tai nėra labai man svarbu asmeniškai, bet principas, kad dauguma tų įmonių tikrai turi savo sprendimus į tam tikrus išmanius dalykus, tačiau tai nėra privaloma, esmė yra daugiau tas, kad jie gauti vienaragio statusą privalo tą, pavadinkime, apyvartą pasiekti. Dar tokia yra svetainė, prie kurios irgi prisideda, pavadinkime, tas pats Vintedas, tai yra Unicorn LT. Ir čia galima pamatyti tos, pavadinkime, visus vienaragius, kurie yra Lietuvoje, jeigu neklystu. Ir čia yra tiesiog, pavyzdžiui, startuoliai. Tai startuoliai mes galime matyti visą sąrašiuką, kur pirmo vietoje yra Wargamingas. Tai jeigu neklystu, čia yra Baltarusių įmonė, kuri atkeliavo į Lietuvą per tos neramumus. Antroji Nord Security, Vintedas trečias, Kilo Health'as, koks nors iš tokių žinomesnių, kur Lietuvoje kalbama, tai yra, pažiūrėjau, Hostingeris, kur labai dažnai šnekamas, Surfsharkas, koks nors Planas Huliganas, nežinau, kuo verčiasi, bet irgi toks yra. Tai čia galime tą sąrašiuką panagrinėti, kam tie skaičiai labai įdomus, ir pasižiūrėti būtent, kas liečia lietuviškuosius irgi vienaragius. Va, tai jeigu taip žiūrėt toliau, tai
jeigu kas nors būtų ta laida dar gyva klausimėlis ir pagautų jūs mieste ir paklaustų, tai kasgi yra tas dirbtinis intelektas, ką jūs atsakytumėte, tai aš tikėtina pabėgčiau nuo jo, bet šiaip jeigu reikėtų atsakyti, tai atsakyti reikėtų iš esmės, kad tai yra tiesiog kompiuterių mokslo šaka arba pavadinkim, tai yra programa, kuri geba iš esmės simuliuoti tą protaujantį elgesį. Tai jeigu tai pažiūriu pro langą ir matau, kad sninga, matau medžius, matau automobilį, matau žmonės, tai realiai aš tą patį galiu padaryti su dirbtinio intelekto modeliais ir apmokyti juos atpažinti tam tikrus objektus, vaizdus. Galiu priimti tam tikrus sprendimus, jeigu aš, tarkime, turiu daug duomenų istorinių, tai galiu aš apmokyti dirbtinio intelekto modelius, pasakyti, kas bus toliau. Tarkim, jeigu aš turiu, pavyzdžiui, aibę, nežinau, duomenų arba tekstų, kurie žinau, kad yra grasinančio turinio, turiu aibę duomenų, kurie galbūt žinau, kad yra gero turinio, tai aš galiu apmokyti algoritmą, tarkime, apmokyti, kad atpažintų, jeigu aš paduosiu naują duomenį, kas jis yra grasinantis laiškas, tarkime, ar negrasinantis, ne? Tarkime, įvairių garsų, žmogaus balso atpažinimas, automatinis kalbų vertimas ir generavimas, tai čia mes galim surasti labai daug variantų, ką mes galim savo galvoje padaryti, kaip žmonės, tai iš esmės mes galim padaryti, pavadinkime, ir apmokyti algoritmus taip pat daryti. Sistemos veikimas realioje aplinkoje, turbūt tas taškelis, kuris atsirado dabar, anksčiau jo kaip ir nebuvo tas būtinas, jeigu kalbant apie intelekto savoką, tai dažniausiai buvo, kad tiesiog tai yra tam tikra programa, kuri imituoja tą, pavadinkime, protaujantį elgesį. Dabar prašymas yra, kad ta sistema veikimas būtų realioje aplinkoje, nes nebeužtenka tik tai, kad jinai kažkur pas mane kompiuterį veikia modeliukas, sudėliotas kažkoks tai, bet jis turėtų kažkur būti ir paleistas. Dažnai, kai kalbam apie intelektą, kalbame apie tokius 3 burbuliukus, tai pagrindinis tas didžiausias yra pats bendrai prasme dirbtinis intelektas, tai jeigu tai pavyzdžiai, tai vėlgi tas pats IBM Watsonas, Deep Blue Chessas, kuris net bando tie šachmatiniai garsieji nugalėti juos, kompiuteriniai žaidimai, kur ten įvairiausių, ten šaudo, gaudo, mušas ir panašiai, kurie ne tai, kad tiesiog kažkas ten, tie botai, pavadinkime, tiesiog bukai kažką daro, bet jie remiasi tuo, kad jie vertina tą patirtį, vertina tą, ką daro žaidėjas ir tiesiog pagal tai tiesiog savo, pavadinkim, sprendimus priiminėja. Tai va tam burbale dažnai įeina tos savokos, kurios dažnai irgi minimos visur, tai yra mašininis mokymas ir gilusis mokymas. Tai mašininis mokymas taip bendrai prasme, kad jeigu aš turiu daug istorinių duomenų, tai aš galiu tiesiog apmokyti algoritmą, pavyzdžiui, tarkime, prognozuoti kažką tai įvairiose srityse. Tai jo esmė, kad dažniausiai, tarkim, kai būna kažkur chatbotai, kažkur atsakinėjate, tada jis paprašo jūsų įvertinti kokybę, ar gerai atsakėte, tai jis prašo ne dėl to, kad jis ramiau miegotų, bet dėl to, kad, ta prasme, jis permokomas yra kažkiek tai laiko, kad taptų tikslesnis, arba netikslesnis, jeigu mes sugebėsim jį numokyti. Kalbų vertimas, elektroninių laiškų filtravimas, koks nors, pavyzdžiui, Google paieškos algoritmas, ir galim daug prigalvoti kitų, kur mes galim tų istorinių duomenų turėti ir tiesiog vėliau apmokyti jį. Gilusis mokymas, tai dažniausiai kalbam apie tai, kai mums nebeužtenka tų paprastų, pavadinkime, mūsų esamų resursų, ir dažniausiai gilųjų mokymo esmė, kad ten yra kur kas sudėtingesni modeliai, kurie dažniausiai naudojami analizuojant tekstus, vaizdus, garsus, kur ir tas pats, tie patys duomenys tampa jau nebe tokie lengvi ir komplikuoti, ir tas pats algoritmas tiesiog, kur kas sudėtingesnis gaunasi. Tai būtent, pavyzdžiui, tekstų duomenų analizėje, tekstų ir vaizdų generavime, autonominiam vairavime, objektų aptikimo vaizduose, tai dažnai būtent taikomas gilusis mokymas. Tai čia dažnai mano studentai labai liūdi, kai pasirinka tokią temą rašyti ar bakalaurą, arba daryti tam tikrus kažkokius tai tyrimus. Kodėl? Nes jie pripratę visą laiką būna, kad užtenka paleisti programą ir jinai duoda rezultatą labai greitai, o kai apmokai kokį nors gilio mokymo algoritmą ir bandai apmokyti kokį nors vaizdą atpažinti, skaičiuoji 3 paras, tada labai pergyvena, kad kam jie rinkosi, nes nepripratę tiesiog laukti ir nori atsakymus tiek labai greitai. Tai būtent gilio mokymo, kad tas dažniausiai skaičiavimai būna kur kas komplikuoti. Iš tokių kasdienių pavyzdžių, kas yra DI, bet kartais nesusimastom, kad tai yra dirbtinis intelektas, tai yra ta pati, pavyzdžiui, kaip sakiau, Google paieška, kur rašau dirbtinis I, realiai jis metama tam tikrus variantus, tarkim, dirbtinis intelektas, dirbtinis intelektas KTU, labai svarbu dirbtinis įdėgis, kai jis meta. Tai realiai mes daug ką galim, ta prasme, rašydami, tiesiog jis nuspėja, kas bus toliau ir man nebereikia, ta prasme, rašyti, ne? Tai vėlgi čia remiasi tam tik keliais dalykais, kaip Google veikia, nežinau, nesigilinau per daug, bet jeigu taip žiūrint bendrai prasme, jeigu aš turiu daug tekstinių duomenų pririnktų lietuvių kalba, tai natūralu, kad jeigu turime žodį dirbtinis, tai tikėtina, kad po juo eina tam tikri vis tiek šablonai, nes kalba nėra kažkokia tai labai padrika, jis tik būna tam tikrom, pavadinkim, savotiškom taisyklėm bent kažkokiom tai.
bet iš esmės, tarkim, mes galim, pavadinkim, ir nuspėti, kas bus toliau. Tai aišku, kaip Google'as veikia, gal tikėtina dar žiūri, ką ir žmonės googlinasi ir panašiai įvertina, na, bet principas ir čia mes jau galim sužaisti. Jeigu turime kokį nors, pavyzdžiui, Gmailą ir turime tos kišenės pagrindiniai socialiniai tinklai reklamos, tai jeigu aš gaunu tam tikrą laiškelį, tai lygiai taip pat, na, aš galėčiau sukurtą mašininio mokymo algoritmo filtriuką, klasifikavimo, pavadinkime, algoritmą panaudoti, na, ir suskirstyti, kur yra pagrindiniai, kur yra bendrieji laiškai, kur yra socialiniai, nes ten tikėtina vyraus visokie Facebook, Instagram ir ten dar kažkas, tai, na, ir reklamos, kur tikėtina irgi ten kažkas, tai yra, na, figūruos tam tikri, pavadinkime, šablonai tuose žodžiuose, tuose tekstuose, kur mes galim pagauti ir nesuprasti, kad tai yra reklaminis, na, kažkoks tai tekstas. Tas pats, na, keliavimas iš vieno taško į kitą tašką, taip žiūrint bendrai prasme, tai aišku matematika, kai turime daug taškelių, sujungtų daug atkarpų ir mes skaičiuojame efektyvumą ir viskas yra tvarkoj, bet jeigu, tarkim, dar pridėtume iš esmės realius duomenis, kurie surinkimi realiu laiku ir tai įvertintume, tai iš esmės mes vėlgi tą patį dirbtinį intelektą galim čia pritaikyti, kad tiesiog tą, pavadinkim, kelią pateiktų kuo tiksliau, realiu laiku, tokį, kokį reikia. Iš tokių turbūt didžiausių ir labiausiai taikomų dirbtinio intelekto sprendimų, tai aišku, rekomendacinės sistemos, kurios labai paklausius yra tarp įmonių, nes jos visos labai nori jų. Kodėl? Nes tiesiog paprasčiausiai renkami mūsų tam tikri duomenys, kai mes naršome svetainės ir tie duomenys yra panaudojami, tarkim, rekomenduojant mums ką pirkti toliau. Tai jeigu aš šiek tiek būsiu prisijungęs prie kokio nors, nežinau, Google'o, Gmail'o savo paskyros ar kažkur Facebook'e, tai realiai vis tiek, ta prasme, apie mane jau nemažai susirinko duomenų ir visą tai, ką renka, tai tikrai jie naudos kažkur, tai ar prognozuojant, ar kažkur rekomenduojant kažką, tai ir panaršius kitoj svetainėje dažniausiai metama kalnas reklamų, pirk aną ir panašiai. Na, tai sprendimas labai paprastas, nesinaudoti niekuo, bet turbūt šiais laikais tai yra neįmanoma, nes mes visi turbūt tiesiog, na, turim šalia telefoną, jungiamės prie visko, net šiek tiek pamiršę, jau kažkiek duomenų vis tiek nukeliauja. Tai yra tam tikri, aišku, reglamentai ten, kur visą apriboja, tas pats netgi Google'as dabar apsiriboja, ne tiek daug renka kaip prieš metus, nes prieš metus ten buvo didžiausia paklodė, ką jis apie mus žinodavo, dabar bent pateikė šiek tiek tik tai apie tai. Čia kaip pavyzdys galėtų būti tai, ką mes darėm su viena irgi įmonė iš tokio rekomendacinės pusės, tai yra kelionių įmonė. Nežiūrėjau, tiesą sakant, ar jinai paleista jau ar ne, bet mes įkūrėm irgi tam tikrą dirbtinio intelekto sprendimą, kurios buvo esmė tokia, kad tiesiog patekus į jų svetainę mes kūrėm modeliuką, kuris paima, prisijungdamas prie kelionių tos agentūrų svetainės, mes gaudavome tam tikrus Instagramo profilio, tos pavadinkime ID, gaudom tam tikras nuotraukas su jų sutikimu, aišku, gaudom jų nuotraukas, ta prasme, kas yra vaizduojama, ką jie fotografuoja, ką jie rašo po savo tom nuotraukom. Ir iš to, ką mes ten surinkdavom, paprasčiausiai didom prognozavimo, rekomendavimo modeliuką, kuris leisdavo tiesiog pasakyti, kur jiem keliauti toliau, atsižvelgiant tai, kur jie jau buvo. Tai iš esmės, aišku, buvo ten bėdų daug, ta prasme, kad remiasi tai, kad, na, jeigu aš stoviu kažkur va čia miškelyje ir fotografuojuos prie miško ir kažkur Kanadoje nusifotografuosiu, bus panašus turbūt vaizdas, ta prasme. Nu, tai tiesiog tas daug ką lemia, ne tik tai tas vaizdas lėmė, bet ir tas, ką jie rašydavo, kur parašydavo, ypač ta prasme. Tai jeigu taip žiūrint bendrai, ką apie mane Google žino, tai jeigu taip nueitumėte į savo paskyrą, kad ir paspausčiau čia, tvarkyti Google paskyrą. Dabar kur kas mažiau, sakau, anksčiau būdavo visą paklodę ir matydavosi kur kas ir kaip ir su kuo. Dabar jeigu taip su asmenim ir skelbimai, tai čia matome, kad yra, pavyzdžiui, kad aš esu vyras, kad man yra metų maždaug tiek, moku 2 kalbas, prieš savaitę dar mokėjau 3 kalbas, jau vienos nebemoku, vedęs ištekėjęs ir panašiai, ta prasme. Tai yra tam tikri keli dalykai, kuo jis remiasi rekomenduodamas tam tikrą turinį man, bet iš esmės anksčiau, sakau, būdavo didžiausia paklodė čia su viskiam smulkmenom, dabar jau to nebeliko, nes turbūt apribojo juos, buvo ten kažkokie laiškai, mačiau, kad tiesiog kažką ten keitė savo politikoje. Va. Tai nesvarbu realiai, kurią sritį pasirinksime, ar medicina, finansai, statyba, verslas, inžinierija, filmai ir kas ten bebūtų, realiai visur kažkiek nusėsta to dirbtinio intelekto. Netgi tas faktas, nežinau, kiek esu susipažinę, bet realiai netgi nuo šių metų mokyklose pradėjo dėstyti dirbtinį intelektą, tai 9-okai, 10-okai pradėjo susipažinti su mašininio mokymo savokomis ir panašiai, o 11-okai, 12-okai ten jau turi kažkiek kurti ir ten panašiai. Tai realiai tas esmė, kad net dabar jau mokyklose tai nuleidžiama,
tai reikia susitaikyti su tuo, kad ir studentai, kurie ateina, jau šiek tiek bus turėję žinių tam tikrų. Tai dirbtinio intelektas, tas, vadinkime, labai stipriai keliauja vis žemiau į tos mažesnius sluoksnius. Jeigu taip žiūrint iš čia, kas yra, tai tiesiog nesvarbu, paimsim tą pačią statybą, kokią nors generavimas vaizdų, lygiai taip pat mes galim pritaikyti, nebūnant namui jį pastatyti tiesiog generuojant, finansai, tai visi dalykai su fintechais, kaip ir verslas, nežinau, medicina, tai daug čia vėlgi, kadangi daug pinigų yra skirima būtent medicinui, nes tiesiog gelbsti gyvybės, tai tas yra natūralu. Netgi mes kartais su studentais būna pažaidžiam, kuriam tam tikrus modelius, kurie, na, tarkim, kad ir mano magistrantė viena daro, ką tai tiesiog daro rentgeno nuotraukų analizė, tai realiai nuotrauka rentgeno, ant kiek sulaužyta ranka, pasako, kurioje vietoje sulaužyta ir panašiai. Tai reikia, kam to reikia, tai tiesiog kaip padėjėjas pavadinkime, bet faktas tarpsime, kad daktarai vis tiek priims tos sprendimus ir praktiškai realioje aplinkoje nei vienas modelis turbūt neveiks 100%, nebent su dirbtiniais duomenim, tada viskas labai gražu ir faina, bet realybėje taip nėra gražu viskas, nes dažniausiai būna tam tikrus tiek kažkokių tai paklaidų, netikslumų ir taip toliau. Jeigu, tarkim, paimtume, kad ir tą patį tekstą, kokią nors analizę, mes jau galim labai gražos prirašyti, bet kartais žmonės, kaip ir Lietuvoje, tarkim, kalba galbūt su kažkokiais tai arba rašo su žemaitiškais akcentais, ten dar su kažkuo, ta prasme, ir panašiai, tam tikrom tarmėm, tai visas tas dalykas, viską tą vis tiek sunku pakankamai įvertinti ir išgaudyti. Netgi tas pats, kur yra filmų industrijoje, dažnai, mačiau, tokia nuoroda yra AI skriptą, AI vadinasi, kur yra galima įdėti tam tikrą savo skriptą parašyti, tai yra filmo scenarijų pavadinkim, ir jis pasako, ant kiek tas filmas bus populiarus arba ne. Tai yra, jeigu neklystu, to modelio tikslumas ten buvo apie 80%, tai yra labai daug. Tai iš esmės tas dalykas, kad ir kokią sritį pasirinksime, apie dirbtinį intelektą praktiškai turbūt pirmos, antrose kursuose visiems reikia jau šiek tiek šnekėti, bent supažindinti nepriklausomai nuo srities, nes jeigu tai mokyklos jau daro, tai mums reikia lygiai taip pat, tai manau, daryti. Iš tokių bendrų, kadangi bus nemažai nuorodų, tai ir bus jos susijusi su skaičių, teksto, garso ir vaizdų duomenim, tai aš dažniausiai žaidžiuosi arba su studentais, arba darant tam tikrus, pavadinkim, eksperimentus, tai tikrai keliaujam dažnai tą patį Kaggle.com, kur galima rasti įvairiausių duomenų, tai nesvarbu nuo tipo, ar tai vaizdas, ar tekstas, ar garsas, ar skaičiai, ten labai pridėta įvairiausių keistų uždavinių, kaip, pavyzdžiui, ten, nežinau, Star Wars personažų sugrupuoti arba atpažinti, kam to reikia, nežinau, bet kažkam to matyti to reikėjo. Bet iš esmės, Kaggle mes galim rasti labai daug atvirų duomenų aibių, su kuriamis galime apmokyti tos pačius dirbtinio intelekto modelius, ir ten yra įvairiausi tie, vadinkime, konkursai, kur ten galima pasivaržyti, kas geriau padarys tam tikrai duomenim tikslumą ir taip toliau. Antroji tai irgi tokia yra UC Machine Learning, kurią aš naudoju, bet daugiau tais mokymo tikslais. Kodėl? Nes tos lentelės pakankamai tvarkingos, sugrupuotos, gražios, struktūrizuotos. Tai ten būna šiek tiek mažiau kankinimo, nes Kaggle toks biški didesnis, pavadinkim, jovalas. Nesvarbu, kai būtų duomenys, ar tai garsas, vaizdas, tekstas ar kažkas, tai iš esmės surinkimas yra dviejopas, tai dviejais būdais. Vienas labai smagus ir automatizuotas, kai man daryti nieko nereikia, o antras rankinis, kai reikia kankintis. Tai automatizuotas tas smagu, kad realiai mes panaudodami tam tikras programas arba rašydami savo programas, mes galime tiesiog viešai prieinamus duomenis rinktis automatiškai. Ką tai reiškia, jeigu, tarkime, nežinau, esat žaidę su tuo įrankiu ar ne, bet toks yra įrankis kaip UiPath, kur realiai galima robotizuoti tas sprendimus, tarkime, tai iš esmės tiesiog sudėlioji tam tikrą seką, paspaudimus, kur kažką paspausi savo naršyklėje, ir jis prašiausiai atkartoja, ir tokiu būdu mes galim, tarkime, rinkti duomenis net neprogramuojant. Tai lygiai tas pats, kai mes surinksime, bet bėda dažniausiai ta, kad jeigu kūrime naują sprendimą, tai iš esmės reikia visą laiką duomenys, dažniausiai reikia duomenys sužymėti, nes kompiuteris pats nenuspręs, ar ten yra, tarkim, kaip ir čia pavaizduota, jeigu, tarkim, norim pažinti apskritimą, stačiakampį, kvadratą ir kažką tai tokio, tai jis pats nenuspręs, kur yra trikampis, kur kažkas, tai man reikia siek sužymėti pirminį duomenų aibę, jam parodyti, kad trikampis atrodo va taip, žvaigždė atrodo va taip, šitas apskritimas atrodo irgi kažkaip, tai realiai mes turim surinkti duomenų aibę didelę, jam paduoti, ir jis tiesiog iš to, kas yra paduota, tiesiog realiai mokosi atpažinti vieną arba kitą, pavadinkim, kas būdinga tam objektui. Jeigu norit pažinti kačiukus ir šuniukus, tai lygiai taip pat turi pažymėti daug nuotraukų, kur yra kačiukas, kur yra šuniukas, nes jam tai bus sunku padaryti. Taip yra tam tikri modeliai, kurie gali iškart klasterizuoti, pavadinkim, grupuoti pagal panašumą. Bet jeigu taip žiūrint bendrai, tai suklasifikuotos yra kur kas lengviau mokytis.
Tai taip žiūrėt toliau, tai struktūrizuotos mes turime tvarkingas lenteles, fainai jas labai su jums žaistis, analizuoti, kodėl, nes jos tiesiog dažniausiai susidaro, kad turime tam tikrą stulpelių skaičių, turim tam tikrą eilučių skaičių. Ir dažniausiai atvaizduojame arba skaičiai, arba tam tikri tekstai, galbūt trumpi kategoriniai duomenys. Ir man nebereikia labai ten kankintis kažko. Na, bet realybėj praktiškai visą laiką būna, taip žiūrint bendrai, tai yra daug nestruktūrizuotų duomenų, kaip, pavyzdžiui, tekstas, vaizdo įrašai, paveikslėliai, kurie ir užima daug vietos ir jų apdorojimas tampa kur kas sudėtingesnis, nes dažnai reikia prieš tai juos iš anksto apdoroti, o vėliau tik tai jau tos modelius apmokyti, nes tiesiog jeigu, tarkim, kalbam apie vaizdų pažinimą, tai dažnai reikia galbūt spalvas nuimti, jų dydžius pakeisti, galbūt, tarkim, jeigu mano duomenų aibė per mažai, reikia ją augmentuoti, tai yra padidinti dirbtinai, ir panašiai, tarkim, tam tikri dalykai yra, kurie tiesiog leidžia, pavadinkim, tą duomenų aibę arba praplėsti, arba paruošti tą modelį, kad jis sugebėtų atpažinti kur kas aiškiau. Tai dėl to dažnai turime tos giliuosius mokymus, kai prieš tai mums reikia daug dar darbų padaryti iki to mokymo. Tokių iš didžiausių ir dažniausiai, kaip vadinkime, kalbamų metodų, tai yra būtent grupių, tai yra klasifikavimo ir klasterizavimo dirbtinio intelekto. Jeigu taip žiūrim bendrai prasme, tai klasifikavimas, tą ką aš jau minėjau prieš tai, kad jeigu aš turiu duomenų aibę ir ją sužymėsiu, tai yra pats pasakysiu, kur kas randasi, kur kas ten yra pavaizduota, ir iš to jis bandys išmokti, tai aš realiai darau duomenų klasifikavimo uždavinį. Tai realiai aš, tarkime, nežinau, jeigu nori, kaip sakiau, atpažinti kačiukus ir šuniukus, tai jeigu aš jam duodu 100 nuotraukų sužymėjęs, kad ten yra būtinai tikrai katė, o ten būtinai šuo, tai automatiškai jis tas savybės ir bandys surasti, kuo pasižymi katytė, kuo pasižymi šuniukas. Tai principas tame, kad jeigu mes pridarom kažkokių tai klaidų duomenų žymėjime, tai nuo to mūsų modelis tampa tik kvailesnis, nes mes tiesiog patys kalti ir numokom kažkiek tai. Jeigu turim klasterizavimo metodus, tai yra vairiausių irgi tintų metodų. Tai realiai jų principas, kad jie tiesiog bando tas savybės išgaudyti ir sugrupuoti duomenis pagal panašumą. Tai tarkim, kad ir šitam paveiksliukė vaikiškam kairėje, jeigu tarkim tos taškelius apibraukęs žmogus, tai jis pakankamai lengvai jūs apibrauktų ir atpažintų, kur kas randasi tie šablonai, nes galbūt tie, nežinau, 6 taškai labiau nutolintų ir aš matau tą vizualiai, ta prasme. Tai kompiuteris pats bando tos savybės atrasti, ieškodamas pagal panašumo matus, skaičiuodamas, kas su kuo panašu, kas su kuo skiriasi, ir po to sudėlioja tas, pavadinkime, grupės. Tai praktikoje vėlgi taikomi turbūt abu uždaviniai ir dažniausiai jie tiesiog yra miksuojami tarpusavyje, nes nesigauna visą laiką tai su vienu įsisukti. Iš tokių duomenų žymėjimų, tai, kaip sakiau, tai yra vienas iš svarbesnių dalykų, tai mes dažnai labai galime gauti daug, ypač šiuo metu, kai yra vaizdų generavimas ir tekstų generavimas, to patys ChatGPT aš galiu paklausti, paprašyti, sugeneruok man duomenų aibę, kurios man reikia, tarkime, kokį nors sentimentų analizę, pažinti, pavyzdžiui, nuotaiką tekste gera ar bloga, aš galiu paprašyti jo, kad jis man prigeneruotų, tarkime, 1000 tekstų ir tiesiog jis tą padarys, ta prasme. Bet tie dažniausiai tekstai generuojami būna, jeigu lietuvių kalba, tai aišku būna su šiaip kažkokiais tai neaiškiais linksniais, bet jeigu šiaip būna, kad ir tvarkingesni, bet jie būna pakankamai rišlus. Bet realiai, kaip sakau, žmonės, kad čia pavyzdys, pavyzdžiui, ačiū rašo ir su nosinė, ir su U ilgaja, ir be nosinės, kablelius kur nori ten deda, ir panašiai. Tai yra tam tikri dalykai, kas natūralioj kalboj šiek tiek skiriasi nuo to generavimo ir tiesiog vis tiek apmokant modelį turėtų būti naudojami tie duomenys, kurie yra realioj aplinkoje, o ne tiesiog visiškai sintetiniai. Tas pats ir su vaizdų pažinimu, jeigu, tarkime, žaidžiamas, kad su pačiu Lego detalėmis, juos pažinimu, tai jų yra kalnas, tai reikia juos sužymėti, kaip juos pavadinti, nes čia vienas iš mano studentų darbų, kuris irgi dirba ties tuo, tiesiog prašiausiai daro aplikaciją, kurios esmė yra, kad tiesiog palaikau kamerą virš Lego detalių ir pasakys man, ką galiu sudėti iš jos. Tai tiesiog, tas vėlgi procesas keliauja tai per tos žingsnius, kad reikia ir sužymėti, reikia ir apmokyti, reikia ir paruošti, reikia ir panašiai. Va, tai tas toks žymėjimas gaunasi pakankamai didelis ir vargas didžiausias, pavadinkime. Tai jeigu turime skaičius, tai viskas labai paprasta, kaip ir sakiau, tai jeigu turime tokį paprastą lentelę, kaip pavyzdžiui 4 stulpeliai ir 202 eilutės, tai galbūt man nereikia jokio mašininio mokymo algoritmo ar kažko, tai aš galiu ir šiaip apmokinti, tiesiog suprasti, kas ten vyksta, ir Excelį galbūt žiūrėti, bet jeigu aš turėčiau didelį kiekį žmonių, kurie žinau, tarkime, kokie rodikliai yra ir apibūdina, kad jie yra sveiki, žinau, kokie rodikliai apibūdina, kad jie yra sergantys, tai realiai jis tiesiog, jeigu aš paduosiu naujus duomenis į sistemą arba tiesiog į savo modelį, jis pasakys, kas slepiasi už tų klaustukų. Tai realiai tiesiog padeda šitoj vietoj pasakyti,
kas būtent yra ir nereikia man ten analizuoti, o tiesiog jis pagal tuos šablonus, kas būdinga vienai klasiai, kas būdinga kitai klasiai, tiesiog siūlys variantus. Su tekstu, tai kaip sakiau, yra daug tų generavimo įrankių. Vienas populiariausių yra ChatGPT, čia yra OpenAI, kaip sakant, produktas. Tai apie jį aš labai daug nekalbėsiu, nes nelabai man patinka, kol kas dar moku ir pats tekstą rašyti. Bet jeigu taip žiūrėt bendrai prasme, tai vėlgi tai yra tiesiog atspindys mūsų visuomenės, nes realiai duomenys naudoti bent tam 3,5 aš neturiu mokamos, man jūs kaip ir nereikia, bet principas tame, kad tiesiog jis turi tam tikrų apribojimų, ką jis daro gerai, ką jis daro blogai, kaip sakau, tarkim, jeigu aš parašyčiau, kad, pavyzdžiui, nežinau, aš dabar jau išmokau ar ne, dėstytojas suvalgė 3 keksus, o studentas 5 obuolius, kiek suvalgė, arba taip gal, kiek suvalgė kartu vaisių. Nežinau, anksčiau dar susimesdavo, dabar nežinau, kas jų daro. Tai tiesiog pasiūlau juos abudu sudėti, tiesiog. Tai realiai tas yra, kad jis moka taisyklės, jis puikiai žino, ką reikia daryti. Aš galbūt mano klausimas nekorektiškas, aš jį provokuoju, taip aš blogas žmogus, bet realiai, mes jeigu kalbame apie tai, kad mes suaugę suprantam ir suvokiam, ko paklausti ir kad mes čia provokuojam jį, bet šiaip jeigu taip žiūrint į tą žemesnį lygį, į mokinius, į moksleivius, kurie su tuo dabar auga, tai yra didelis blogis, nes tiesiog kartais praranda prasmę ir nesupranta, ką iš vis daro, ta prasme, šitai vietai. Tai čia su bet ko pasižiūrėjęs, ta prasme, dabar galbūt, kaip sakau, jis jau patobulėjęs, nebėra toks, kaip buvo anksčiau, didelis rasistas, dabar jau šiek tiek netoks rasistas tapo, nes, tarkim, jeigu anksčiau paprašydavo jo sugeneruoti anekdotą apie baltaodžius, tai jis sugeneruodavo, jeigu apie juodaodžius sakydavo, kad negalima. Tarkim, anksčiau būdavo taip, kad jeigu, tarkim, mes darėm tyrimus su studentais, kad mums reikėjo duomenų aibės, kur buvo grasintis laiškai ir negrasintis. Ir jie tiesiog nusprendė, kad jie per ChatGPT sugeneruos, tu paprašė sugeneruok man, tarkime, 100 grasinančių laiškų. Tai anksčiau sakydavo, kad negaliu generuoti, nes tai neetiška. Bet studentas pasakė, kad jis yra studentas ir jam reikia mokymų tikslais ir jis sugeneruodavo. Dabar jau tas nepraeina, dabar jau prašai jų sugeneruoti ir jis sako, ne, generuosiu, vis tiek negalima, daryk, ką nori, bet nedarysiu to. Ne? Tai jis realiai tiesiog tas yra dalykas, kad kažkiek tai vis tiek, ta prasme, apribojimų atsiranda. Anksčiau nebūtų tų laikų, dislaikų, ką mes galime vėlgi vertinti ir jam šitiek padėti mokytis. Bet principas, kad tobulės, tai tikrai, nes dabar, sakau, lietuvių kalba dar šlubuojanti, bet tai tik laiko klausimas. Iš tokių dar generatorių, kas man bent patiko, tai tas pats yra koks nors, pavyzdžiui, šitas berods, jeigu neklystu. Šitas lygt. Jo, tai jeigu tarkim čia where knowledge begins ir panašiai, tai ką jis leidžia, tai man patinka to, kad jis berods, jeigu, pavyzdžiui, tell me about Lithuanian history, jis berods pateikė ne tik tai tą tekstą sugeneruotą, bet šiek tiek dar ir tų šaltinių, iš kur buvo imtas ir panašiai, tarkim, kad History of Lithuania Wikipedia, čia kažką iš Wikipedijos 2, čia kažką iš Baltic Region Soviet Union ir kažkas panašaus. Tai leis tiesiog tam tikrais faktais remiasi iš kažkur tai paėmęs, ta prasme, ir tai yra pateikiama. Arba, tarkim, jeigu aš paimčiau tą patį kokį nors Wordą ir, tarkim, gaunu užduotį iš dėstytojo, kuris nelabai daug nori iš manęs, bet, tarkim, nori iš manęs labai paprasto dalyko, nežinau, išspręsk, apskaičiuok reiškinį, ką žinau, tarkim. Ir parašyčiau, tarkime, koks nors pirmas atvejis, pavyzdžiui, tarkime, toks, plus toks, plus tokį, dauginu iš, nežinau, kažko tai ir dar atimu kažką tai, ne? Ir kam yra lygų, tarkim. Čia iš jeigu išsisaugusiu, tarkim, turėsiu visą sąrašą paklodę uždavinių, ir juos įsisaugusiu, tarkime, darbalaukė kur nors PDF-as, tegul būna. Ir čia aš jam tiesiog prašiausiai įdėsiu tą, grįšiu atgal, failas ir tą failiuką įsidėsiu, kur apskaičiuok reiškinį. Tai va, tarkim, jis paima tą mano PDF failiuką, nusiskaito jį, pasižiūri, kas jame parašyta ir jis apskaičiuoja už mane ir visus uždavinius, jeigu aš ten būčiau surašęs, tai leis už mane tai padarytų, ta prasme. Tas, aišku, gerai, kai galbūt paprastai tie uždaviniai įsisprendžia, kiek jis yra ten geresnis, nežinau, nebandžiau, aš jų netestuoju, bet kaip ir variantą ir tokį dar vieną užmačiau.
Iš tokių dar galbūt tai tas pats Google Bardas, Bingas, koks nors Pitolkas, kuris nelabai, tiksliau nemoka lietuviškai, jeigu neklystu, bet generuoja angliškai visai neblogai irgi. Jeigu aš, tarkim, paklausčiau jo berods, čia dar iš seno liko, bet, man atrodo, jeigu dabar neklystu, labas, kaip tau sekas. Tai berods, Coach me, I am Lithuanian is not so good, tarkim, ir panašiai. Tiesiog jis irgi moka generuoti, moka kalbėtis, moka šnekėtis, bet jis lietuvių kalbos nemoka, nes tie naujieji, kaip ChatGPT, tai jis apmokytas ir berods, jeigu neklystu, atpažįsta kiek 52 kalbas ar kažkiek daugiau gal netgi. Tai tie generavimo įrankių yra tikrai didelis kiekis ir sugaudyti, kas nuo ko nusirašė arba kas kur sugeneravo, nes kai čia aš bandžiausi žiūrėti, kaip Pitagoro teorema C++ sugeneruoja čia, kaip sugeneruoja čia GPT ir lygint tarpusavyje, ar tą patį duoda, ar kažką kitą duoda, tai skiriasi be abejo, ta prasme, tai tiesiog, per didelis kiekis, kad, suprasti, kur kas randasi iš vis. Tai va, iš tokių dar, tai nežinau, ar yra kas nors bandęs, aš esu bandęs, bet dabar jau mane užblokavo, taip šiaip bendrai prasme, kai atsirado OpenAI ir tas ChatGPT, iš pradžių buvo tokia bendra beta platforma, kur buvo galim prisijungti ir buvo viskas tokiam gabaliukais. Tai buvo tiesiog, čia galim prisiloginti, tai prisirišo prie numerio ir jeigu neklystu, bent anksčiau buvo taip, kai aš dar turėjau tą licenciją, tai buvo galima 3 mėnesius nemokamai žaisti su tais examples, tai yra tie vadinami API, kur aš tiesiog paprasčiausiai kreipiuosi į vieną iš tų gabaliukų, realiai mano programai gražinu, tarkime, jeigu, nežinau, rap battle writeris, ten koks nors repuoja apie čia Alaną Mansoną, Turing kažką, tai matau apie Enigmą ir panašiai. Tai realiai užtekdavo tiesiog parašyti tam tikrą užklausas, jis kreipiasi tam tikrą, būtent tą sprendimą OpenAI-aus ir tiesiog prašiausiai gražina rezultatą. Tai tas dalykas tikrai visai smagu pasibandyti pasme ir keyword extractionas ir panašiai, tai kas daro mažas programėlės, tai realiai čia galim pasižaisti dalykus. Pasakau, prisirašo berods prie telefonų numerio, bent tada tai būdavo ir 3 mėnesius tiesiog, po 3 mėnesių jau sako, mokėk pinigėlių. Iš tokių paprastų, bet tai vis tiek dar yra dirbtinis intelektas ir kartais nesusimastom, kad tai jau yra, kaip pavyzdys, tarkim, yra čia žaidimas bus, bet jo, kaip sakant, pavadinkim, dalį galima pritaikyti ir verslė, ir aš bent esu naudojęs vienam savo modelį, nes man reikėjo, ir Pythone gal tai yra 5 eilutės, bet jeigu taip žiūrėt bendrai, tai, tarkim, aš turiu, kad ir paprastą žaidimą, kurio esmė yra blokeliai tiesiog, kažkokie tai blokeliai su žodžiais. Tai šitas modelis, kas yra Google eksperimentų, ten yra, šiaip gali pasiieškoti, visą laiką Google Experiments, ten daug yra įvairiausių tokių paprastų, nesudėtingų sprendimų, kurie tiesiog ten deda viešai. Ir tarkim, čia yra modeliukas apmokytas, kur buvo daug duomenų paduota ir ką jis sugeba padaryti, yra atpažinti semantinę prasme. Tai jeigu, tarkim, aš turiu, pavyzdžiui, koks nors, nežinau, muziejus, forest, tarkim, jeigu parašyčiau tree, tai aš turiu minį, kad aš kalbu apie mišką šiuo atveju, bet jis tiesiog tą turi suprasti pasme, apie ką aš šneku. Tai tarkim, jeigu pradžiau tree, tai jis buvo susimąstęs ties plant ir ties forest. Tai ir tiesiog dingo tas blokelis. Jeigu, tarkim, red parašyčiau, tai aš kalbu apie spalvą color, tarkim, iš serijos, ne? Tai jis vėlgi pagauna tas prasme, kur yra parašyta. Kam to reikia ir kodėl čia tą žaidimą rodo apskritai, tarkime, kad, paimkim tą patį vaizdų atpažinimą, kokį nors, tarkim, daro modelį, kuris atpažįsta, kas yra atvaizduota nuotraukai. Tarkim, nežinau, stovi žmogus kažkokiam fone, tai realiai, tarkim, prie kažkokių medžių, tarkim, būtų galbūt beržas, eglė, pušis, dar kažkas, tai realiai visi tie 3 yra medžiai, ta prasme, tai man reikia kažkaip juos susijęti, tai va tie modeliai ir leidžia tas sąsajas surasti tarp tų objektų ir juos, pavadinkime, apjunginėti. Tai kai mes darėme būtent tą sprendimą tai įmoniai su kelionių rekomendavimu, tai mes ir jungėme tas kategorijas, nes šiaip atpažindavo kategorijų virš 2000, tai biški per daug buvo jų, tai reikėjo tiesiog jas tam tikras apjungti ir ne kad jungti pačiam, o kas kartą būtų automatizuota, tai tokie modeliukai vėlgi tai padeda padaryti. Semantal tai yra labai panašus alternatyva, tai jo nerodysiu, bet jis toks vizualiai negražus, bet esmė yra tokia, kad vėlgi tam tikras žodžių, pavadinkime, spėjimas ir kontekstų susijimas. Realiai nežinant žodžių turi atspėti jį pagal tai, kiek jis panašus į tai, ką spėjo. Šitas toks man savotiškai patiko tuo, kad realiai labai lengva daryti testą. Jeigu, tarkim, aš esu tinginys ir nemoku ir nežinau, ką daryti, ir man, tarkim, reikia atvirų multi-choice klausimų, ir aš noriu, pavyzdžiui, tarkime,
History of Lithuania, tarkim, paimsime kokį nors Wikipedijos straipsnį, nuorodą, įsimesiu čia į šitą įrankį ir čia tiesiog paliksiu. Tai jis čia neilgai galvojęs, tiesiog ką pasiūlys, tai pasiūlys man tiesiog visą kvizą, ta prasme, ir man nebereikia jo daryti, nereikia jo galvoti. Kiek jis yra geras, nežinau, netikrinau, jeigu tvirai, ar jis tą informaciją gerai suvirškina, bet va čia prigeneravo, kažkiek tik klausimėlių. Dar vis pildosi, tai turbūt dar vis juda kažkiek, dar vis skaito ir mokosi. Tai realiai, va, iš čia netgi paim paprasčiausiai metos nuorodą, jis pasiūlo tam tikrus variantus ir mes galim tiesiog jas naudotis, arba tikėti, arba ne. Labai panašus yra questionwell.org, irgi taip pat mes įkeliame tam tikrą tekstą, bet jau kaip failiuką ir jis paprasčiausiai vėlgi padaro tam tikrą quizą. Chat PDF-as toks, nežinau, savotiškas radau, kas irgi liečia iš to pačio generavimo, kuris man toks keistokas, bet jeigu, tarkim, aš turiu, pavyzdžiui, kad tokį variantą, kaip pavyzdžiui, to reikės man surasti kokį nors dokumentą, kokį nors nebaisų, čia pažyma bus iš universiteto, bet nesmė. Pažyma turbūt bus apie... Jo, tai čia pažyma mūsų universiteto, kad mes ten skaitėm paskaitą kažkur mokykloje ir panašiai. Tai tarkim, jeigu šitą pažymą aš įdėsiu į šitą įrankį, tai ką jis padarys? Tai jis padarys iš jo laišką. Tiesiog nenoriu galvoti, tarkime, laiškų, sunku padaryti, tingiu gilintis, kas parašyta, tai jis parašo: sveiki, džiaugiamės pranešti, kad mūsų mokyklos įstaigai sėkmingai vyko paskaita, kurią skaitė kažkas, tai realiai pateikė tą PDF-ą ir iš to PDF-o padaro tam tikrą laiškelį. Dabar šį kartą neatsisveikino, kartais, kai padarai, dar parašo viso gero, gražios dienos ir palinkia ir taip toliau. Tai realiai net įmetė tam tikrą turinį kažkokį beprasmį, ta prasme, jis bando jame surasti prasmę ir padaryti tam tikrą, pavadinkime, laiškelį, kad man šitoj vietoj tinginiaut galėčiau. Tai iš tokių bendrų dalykų, tas, kas yra čia, tai galėsit pasižaisti. Jeigu bus noras, tai galėsiu vėliau tas skaidės ir persiųsti, su tom nuorodom paprasčiau bus. Tai jeigu taip žiūrint iš tų senesnių modelių, kas buvo naudojama, dabar, aišku, dauguma jau nebenaudoja to, nors straipsniuose mokslinėse tikrai yra tyrimų ir tikrai yra daroma, tačiau esmė, kad dažnai dabar viskas perinama prie transformerių modeliukų, bet principas tame, kad jeigu, tarkim, aš turiu, kad ir tokius 3 sakinius, kaip, pavyzdžiui, šiandien labai gražus oras, labai noriu valgyti ir gražus oras, galima valgyti lauke. Tai tie tokie klasikiniai, pavadinkime, modeliai, kurie buvo naudojami tam teksto analizėje, tai vis tiek tekstas turi virsti skaičiais, ta prasme, šitoj vietai. Tai ką jis darydavo, tarkim, arba ką daro tie modeliukai, kurie tikrai dabar randami ir Pythone, ir kur tik tai norite, tai išrenka tos unikalius, pavadinkime, žodžius, kurie randasi čia ir surašo, pavadinkime, bendrą sąrašėlį. Tarkim, šiandien labai gražus oras, noriu valgyti ir panašiai. Tai tiesiog kableliai lygiai taip pat yra traktuojami kaip tas vadinamas atskiras žodelis ir viskas suplaka. Tai va šitoje vietoje netgi čia atvaizdavosi juos tiesiog paprasčiausia matrica. Tai mano atveju čia taip sutapo, kad nėra nei vieno to žodžio, kuris kartuosi daugiau negu vieną kartą, dėl to visur vienetukas arba nuliukas, bet čia bendrai prasme, tai vienetukas reiškia, kad tiesiog kiek jis tas žodis buvo panaudotas. Tarkim, jeigu pirmas sakinys atspindi pirmą eilutę, tai vienetukai stovi ten, kur tie žodžiai buvo panaudoti. Tai va tokia jau matrica aš padavęs, tarkim, arba klasifikavimo algoritmus, arba klasterizavimo, aš jau galėčiau su jais kažką nuveikti, prasme, apmokyti, atpažinti, nežinau, nuotaiką, atpažinti dar kažką. Tai čia irgi dės tokia nuoroda, kurią galim pasibandyti. Bet iš esmės dažniausiai jie labai lengva ir pačiam pasakyti, kad aš parašau tekstą ir jis tiesiog pasako, kokia nuotaika vyrauja. Tai šitam nuorodai lietuvių kalbą berods negaudo, kiek bandžiau testuoti, tai jis labai neatspėja, bet jeigu, tarkim, aš čia parašyčiau kokią nors, pavyzdžiui, sentiment analysis ir, tarkim, parašyčiau kokią nors today is a very good day, tai turbūt jis tiesiog parašys, kad, tarkim, tai yra 93%, kad yra teigiama. Jeigu, tarkim, parašyčiau kažką tai neigiamo, they lost my 50. Čia, aišku, nelinkiu savo, bet tebūnie. Ir rašo, kad, tarkim, tai yra visiškai 92%, kad yra neigiama. Tai va tokius paprasčiausius modeliukus, dažnai atrodo lyg ir vaikiška žaidimas, bet vėlgi verslui dažnai reikia ir mes vieną iš tokių sprendimų, kurį darėm, tik tai vienas iš tų gabaliukų, aišku, buvo, tai yra mes darėm tam tikrą konteksto išgavimą iš naujienų Lietuvos portalo, nes viena įmonė norėjo ką padaryti, tai yra padaryti tokį modelį, kuris
pasakytų, ant kiek tos įmonės, su kuriais jie draugauja, yra geros, blogos ir panašiai, ir dar apie ką jis šneka žiniasklaida ir taip toliau, ir taip toliau. Tai mes kūrim irgi modelį, kuris, apėmė ir tą sentimentų analizę, nuotaiką nustatydavo ir kontekstą išgaudavo, apie ką yra kalbama. Tam tikruose rėmose taip, bet iš esmės, irgi tą žaidimis ir bandymis. Jiems, tą realizuoti ir jie, kiek žinau, dabar pasileidė tą ir naudojasi. Va, tai iš teksto tiek, iš vaizdo. Iš vaizdo, jeigu taip žiūrint bendrai, tai pirmas labai vaikiškas, bet jis man labai gerai patinka. Kodėl? Nes aš galiu pasigirti, kaip aš moku gražiai piešti, tai yra viena. O antra, tai yra, kad jis labai gerai atspindi, ant kiek reikia daug duomenų, kad jis sugebėtų kažką nuveikti gero. Tarkim, kaip pavyzdys, Quick Draw, kurio esmė yra tokia, kad jis tiesiog čia irgi iš tų pačių Google Experiments, kur tiesiog, jis yra apmokytas ant labai mažai duomenų, tai yra tik tai ant kabutėse 50 milijonų paveikslėlių, kur yra daug paveiksliukų. Tai iš esmės tai, kas yra čia pavaizduota, jis geba atpažinti. Tarkim, jeigu aš piešiu panašią keptuvę, tai jis tikėtinai atpažins, kad aš piešiu keptuvę. Tai lygiai tas pats, kad jeigu, tarkim, kad atpažintų, pavyzdžiui, obuolį, reikėjo nupiešti kažkam tai vartotojams iš viso 139 000. Tai jeigu bent kažkaip panašiai pieščiau, tai sako, kad tvarkoju, tu pieši tą ir tą. Jeigu taip trumpai parodant, jeigu nesat matę, tai tiesiog jeigu Let's Draw, ir, pavyzdžiui, Dragon, tai Dragon aš nelabai moku piešti, tai net nežinau, nuo ko pradėti. Čia pas mane bus Butterflyus, bet kažkas panašus. Ir apačioje atrašo, kad yra linija, čia mano drakonas labai gražus. Aš labai moku gražiai piešti. Ir čia dar ausis, nežinau. Tai Dragon, užteko taip nupiešti ir jis, jeigu suprato, kad tai yra. Banginis man šiandien su gyvūnais kažkaip, ne tas. Tai tarkim, jeigu piešiu tokį piešinėlį, mano banginis bus kaip žuvis paprasčiausiai. It's a fish, it's a mouse, nežinau, kažkas. Tai esmė tame, kad vėlgi pagal tai, kas yra piešima, tiesiog bando atspėti, bet tam reikėjo 50 milijonų paveikslėlių. Tai yra alternatyva tokia labai panaši. Tai yra Autodraw. Tai kažkada esu varžysis su pirmokais, kai mes darėme varžybas. Tai kas gražiau su mergaitė varžymis, kas gražiau nupieš kačiuką, tai mergaitė piešė, kačiuką tokį gražų, labai ūsuotą. Ir tada sakau, aš dabar nupiešiu ir įjungiu tą Autodraw, kol nematė vargšelė, tada tiesiog aš piešiau kačiuką. Ir tiesiog paspaudys šitą ir turiu, sakau, gražų katiną. Ir ta mergaitė supanikavo, po to sako, aš sukčiaujate. Tai realiai, mes galim slėpti, galim sakyti, kad dirbtinio intelekto, nežinau, nerodyti vaikam ir panašiai, bet tai jie daugiau už mus žino dažnai ir mato dažnai tos dalykus. Tai tiesiog, įgūdžius mes turim formuoti, bet manau, turim ir parodyti tas, kas yra galimybės, nes tiesiog tai yra, kaip ir Google'as buvo pabaisa kažkada, taip ir čia GPT ir visi generavimo dalykai su dirbtiniu intelektu susiję dažnai irgi kai kurios gąsdina, tarkime. Iš tokių galbūt dar, kas įdomu, tai irgi panašus toks yra, irgi labai primityvus, bet irgi tas pats vaizdų atpažinimas nukeliauja. Jeigu, tarkim, aš turiu vėlgi savo mėgstamiausią personažą katiną, tokį vėlgi gražų piešiu, tokį. Ir, tarkime, jam užtenka nupiešti tiesiog tokį ūsuotą kačiuką ir sakau, kad aš noriu, pavyzdžiui, a photo of cat. Ir jis pagal tai, ką aš piešiau, bandys sugeneruoti realų vaizdą tiesiog. Tai netgi, tarkim, nemokant piešti, reikia paveikslėlio pagal mano meninius sugebėjimus, galbūt ne puikius, bet tokius primityvius. Aš vis tiek galiu to pasmėšio reikalauti kažką. Tai ką aš nupiešti nežinau, ar labai čia kokybiškai gausis, bet kažką vis tiek turėtų pateikti. Tai tarkim, labai panašus, visai gražiai gavosi. Bet principas turime, kad net čia nusėsta ir mums nebereikia, kažkur tai kankintis ir tą katiną gražų aš galiu gauti tiesiog piešint pagal savo kažkokį sugebėjimą. Ką dažnai aš taikau ir naudoju pats, tai yra, bet jis irgi tapo dabar jau mokamu, tai yra Deilas. Tai čia GPT žino visi, Deilą ne visi. Kodėl? Nes Deilas yra ne alternatyva, kaip čia antras modelis, kurį OpenAI duoda, tai yra vaizdų generavimas. Tai jeigu, tarkim, reikia kokios paveiksliuko, bet aš nenoriu, imti iš interneto, ar tiksliau negaliu, nes jis galbūt mokamas, bet man reikia būtent specifinio. Ir, tarkim, parašysiu koks nors Little Kitty drinking coffee near a tree with cow and horse, tarkime, ir dar anime uždėsiu stilių.
tarkime, nežinau, aš tik kreditų turiu dabar, turbūt turiu. Jo, tai tiesiog jis pagal tai, ką aš parašau tą visą sakinį, kuo aš daugiau parašysiu, kuo tiksliau parašysiu, tuo jis, automatiškai sugeneruos panašiai, ko aš noriu, tarkim. Tai čia vėlgi sugeneravo tos mano paveiksliukus pagal mano užklausą, tai man nebereikia imti iš kažkur, tai aš galiu paprasčiausiai juos imti iš čia, naudoti savo pristatymas ir valio. Tai aišku, visi generavimo įrankiai turi tam tikrų trūkumų. Faktas, kad jeigu mes, tarkim, galbūt pieštinius, o tokius nors neaiškius tokius darome, tai pusė velnio. Bet jeigu mes turime generavimo žmonių, tai turim biškį bėdą. Čia buvau parašęs, tarkim, kad vaikai valgo salotas prie mašinos. Tai tarkim, matome, kad vaikas, tarkime, be pirštų gavosi, kad akytė pamesta kažkur, tai kad dažniausiai, ko trūksta, trūksta vieno piršto arba dapaišomas papildomas pirštas, nes kažkaip jam su galūnėmis dar generavimo biškį bėda yra. Tai tas toks dalykas yra, kad dažnai netgi būna kažkur įmesta žiniasklaidai, kažkur tai koks nors nuotrauka, kur sako, ta prasme, kad kažkur beros mačiau, kad Trumpą sumušė ten policininkai, bet policininkas kažkodėl tai turėjo 3 kojas. Tas toks yra, kad generavimas labai dabar jau įėjo, tą pavadinkime vėlgi iš taikymo pusės, bet principas tame, kad mes tą galim labai drąsiai panaudoti ir savo darbe, tiesiog, kuriant pristatymus ir panašiai. Summarize Tech, tai čia toks irgi buvau radęs vieną iš variantų, kuris kai kuriem gali praversti, ypač tie, kas nemėgsta žiūrėti ilgų video. Tai aš tai dabar neturiu galbūt varianto, bet principas yra toks, kad aš įdėjęs tam tikrą nuorodą čia iš YouTube'o, pavyzdžiui, kokį nors apie kažką, tai kokį nors tutorialą, kaip ten, nežinau, kaip veikia dirbtinis intelektas arba kaip veikia gilusis mokymas, aš įdedu čia tą nuorodą, paspaudžiu tiesiog submit, jis tą visą vaizdo įrašą sukarpo gabalais ir tiesiog parašo jo teksto, pavadinkime, santraukas. Tai yra vieną gabaliuką santraukos parašo, kitą gabaliuką santraukos parašo ir panašiai ir panašiai. Tai leistų padaro, pavadinkim, tą summarize, apibendrina tą, pavadinkime, vaizdo įrašą ir paverčia į tiesiog tekstinę informaciją. Tai vėlgi tai gali būti sutaupyti laiko kai kuriem, kas nemėgsta galbūt ilgų vaizdo įrašų žiūrėti. Firefly Adobe'as tai lygiai taip pat leidžia generuoti kaip ir Deilas, bet dauguma dabar jau pereina į tą modelį, kad tiesiog pradžiai duoda nemokamai arba duoda tam tikrus limitus, kiek mes galime generuoti. Tarkime, dabar galvoju, ar čia prisijungęs ar ne. Nežinau, Black Cat koks nors. Bet tarkim generuoti, tai tikėtina, kad prašydavo prisijungti. Ne, prisijungęs aš jau. Tai tiesiog jis parašiausiai irgi leidžia pageneruotos vaizdus, jeigu mums reikia tam tikrų pristatymę vaizdų. Tai generavimo įrankių tikrai daug, visų aš nesu išbandęs, bet vieną naudojo ir vieną licenciją mes esam, kaip sakant, kolegė man kartais paprašau pageneruoja, nes jinai tą licenciją išsiėmusi. Bet šiaip taip primetos, ta prasme, tai nėra labai brangus variantas, jeigu man, tarkim, dažnai tenka daryti pristatymus, kurti svetainės, projektų aprašymus, ten kažkokius tai vizualius dalykus, tai nebrangu, manau, nusipirkti už 200 eurų ten kažkokią tai licenciją ir tos kokybiškus turėti savo vaizdus, savo perkeltinę prasme, bet neimtus iš kažkur tai viešai prieinamų šaltinių tokių. Tai vienas geriausių generatorių šiuo metu turbūt laikomas yra Midjourney.com. Tai jis labai taip gražiai su stiliais moka, su įvairiais, tarkime, ten meniniais dalykais ir panašiai, tai čia būtent generuota yra su juo. Tačiau vis irgi tapo vėlgi, pradžiai buvo nemokamas, dabar jau prašo pinigėlių, ta prasme, kad susigeneruoti, bet principas tame, kad tiesiog viskas eina monetizuojama, tai yra, manau, normalu. Bet jis veikia kaip Discordo papiltinys, tai kas naudoja tą Discordą, tą pokalbių programą, tai ten tiesiog parašiausiai parašai užklausą, ko tu nori tame kanale, kuris, kai jau prisijungi prie jo, prie Midjourney, gali parašiausiai tau sugeneruoja ir gražina tą vieną iš tų vaizdelių, ką ten be parašytai. Va. Tai jeigu taip žiūrėt paprastai, vėlgi, modelių, aišku, yra vairiausių, aš vėlgi taip supaprastinu, kad būtų taip iš bendro maždaug, kaip tai galėtų būti padaryta. Tai jeigu aš turiu, tarkim, tikrą vaizdą, kad ir, tarkim, smilą, kuris yra 6x5 kvadratėliai, ir aš tiesiog turiu nupiešęs juodus taškelius ir balti tai yra tuštie. Tai jeigu surašyčiau skaičiukus, nuliuką vienetuką tose pikseliuose, paveikslėlėse, tai aš jau gaučiau kaip čia įskleidęs tą eilutę vektorių, kurias galėčiau paduoti į savo modelį ir apmokęs pažinti veidelius, nuotraukos arba kažką panašaus. Tai tas dalykas yra, kad
vis tiek, jeigu kalbam apie tuos vėlgi realius sprendimus, generavimus ar kas tai bebūtų, tai vaizdai būna kokybės aukštos. Tai jeigu taip primestume, kad čia yra 6-5 ir tokia jau eilutė, tai jeigu turėčiau HD kokybės nuotrauką, kur yra 2000 ant 2000, tai biškai didelį tampa matrica. Ir dar turėčiau kokį 100 ar 200 nuotraukų, tai tokį vaizdų pažinimą jau keblu daryti pasme. Tai automatiškai dėl to atsiranda gilusis mokymas, kai mums reikia tų resursų kur kas, pavadinkim, geresnių. Iš tokių dar vaizdų, gal bendrai vėliau šiek tiek. Iš garso pusės tai pats nedirbu su garsu nieko, per daug nedarau. Iš esmės, aš galim, tarkim, kalbas žmogus, tą pačią Pythonų, tas, pavadinkime, programas, kodus panaudoti, kad tiesiog jis paverčiamas tekstu ir mes analizuojame kaip tekstą. Bet šiaip, ką esu žaidęs, tai ir pirmas toks žaidimas, tai yra tiesiog dainuoja Freddie Mercury ir skaičiuoja pagal DAI modelį, kiek jūs panašiai dainuojate, bet iš taikymo pusės labiau patrauklus yra antras ir trečias. Ten apačioj, kur yra ta nuoroda, kol aš šneku, tai galite pasižiūrėti pasme, bet ten esmė tokia, kad aš tiesiog dariau vienus mokymus mokytojams pavasarį ir tiesiog buvau parodys, kad galima netgi turėti naudojant tą vadinamą Heigen.com, tai yra svetainė, kur iš esmės paspaudus, tiesiog sudėliojus žmogeliuką, pasirinkus, arba galiu trumpai parodyti. Dar šiek tiek laiko matau, kad turiu, kol nepribaigiu. Tai principas tame, kad čia tai nepasirodys, nes garsas ten šneka, bet principas tai, kad jeigu aš Heigeną pasileidžiu, jis leidžia vėlgi nemokamai šiek tiek daryti, tam tikro apribojimo ilgio, vėliau aš galima kur kas daugiau, jeigu susimokė, bet aš nemokėsiu. Bet principas tame, kad aš turiu, pavyzdžiui, home ir, pavyzdžiui, paspausiu template. Tarkim, pasirinku kažkokią tai template, kuris man reikalingas, arba darau tiesiog visiškai nuo nulio. Nesvarbu kokį, tarkim, patį pirmą pasirinku. Čia pasirinkęs, prašiausiai galiu ką padaryti, tai yra pasispausti arba pasirinkti personažus. Tai tie personažai, kurie vėlgi yra mokami, kai kurie yra nemokami, tarkim, tokie moteriškiai paimsiu. Galiu tam parašyti pristatymų ten tekstus, pagražinti, uždėti fonus, ką tik nori, čia žaidžiam iš to pateikimo. Ir esmė tame, kad čia galiu parašyti tam tikrą tekstą. Pavyzdžiui, labas, kaip tau sekasi, ne? Tai surašęs visą turinį ir pasirinkęs kalbą, kurią šnekės ta moteriškė, tai Heigenas turi tą gerą dalyką, tai jis turi lietuvių kalbą. Lithuania. Tai jis turi lietuvių kalbą ir jame galim pasirinkti Onutėvą, kuri moka kalbėti lietuviškai ir tiesiog ką aš parašau, jinai garsina, sušneka, žiopčia labai gražiai, tvarkingai ir panašiai. Galime dėti savo tos avatarus, ta prasme, nežinau, kokį nors personažą, veikėją, ką tik tai norit savo nuotrauką ir jūsų lūpos judės, kalbės ir darys, ta prasme, tai, ką jūs jam parašyte. Tiesiog tik tai, kad, sakau, nemokamam variantė yra tam tikras limitas, kad berods leidžia video daryti minutės trukmės tik tai, o vėliau, jeigu norime ilgesnius, tai aišku, reikia vėlgi mokėti. Tai čia vėlgi priklausomai nuo personažo, ką įdėsim, nuo veikėjo to avataro, mes galim keisti ir kalbą, įvairias kalbas, ir lytį keisti, ir panašiai, ir panašiai. Tai kas nesibandęs, rytą galima labai drąsiai pasibandyti, paeksperimentuoti, kaip tai maždaug veikia. Iš tokių įrankių, tai aš dar vieną norėjau dar pavyzdį rodyti, bet jau neberodysiu, nes nebespėsiu, bet trumpai tik pakomentuosiu iš tos pusės, ką aš dažnai parodau ir po to bent pas mus universitete, kai kuriem tai patiko ir pradėjau naudoti, ypač su neinformatikais, kas turi iš bendro tokius, pavadinkime, kitų specialybių studentus, tai dažnai labai praverčia šitas įrankis, kuris yra kairiai pusėje, šitas va, tai yra Orange. Tai labai primityvus, paprastas įrankis, kur nereikia programuojant, galima ir tam tikrų duomenų analizę atlikti ir apmokyti dirbtinio intelekto modelius, atpažinti, ir yra duomenų aibės viešai integruotos, kur galim paspausti pelerijos, tiesiog atsisiunčiamas automatiškai. Ir tas yra gerai, kad tiesiog gali pasibandyti, pasižaisti neprogramuojant. Tai tas yra pakankamai lengva. Nereikia nei MATLAB'o, nei ERO, nei kažko tai, o tiesiog dėliojant. Tai jeigu, tarkim, kažkokiems studentam sunkiau sekasi, nesusigaudo, nemoka programuoti, tai yra įsigelbėjimas, kad jie bent tą esmę gali pagauti, kaip maždaug tai vyksta. Tai Veka irgi panašiai dėliojam tam tikras sekas, bet vizualiai jis netoks gražus, pavadinkime, Knaimas, aš naudoju irgi kartais, ne kartais meluoju, dažnai naudoju, ta prasme, su studentais, kuriems sekasi sunkiau. RapidMineris, tai irgi tos miksas tarp to. Tai praktiškai visi šitie keturi, tai yra tie įrankiai, kurių galim neprogramuojant, mokyti dirbtinio intelekto, pasižaisti, pasibandyti tam tikrus dalykus. Iš tokių dar, kas
čia šiaip per vienus mokymus man kažkada buvo parodę, tai man visai patiko, kiek tai yra realu, tai čia kitas klausimas, bet tarkim, jeigu paimtume tą patį Will Robot Take My Job ir rašyti tam tikrą profesiją, kai būna, tarkime, neapsisprendžia, kuo nori būti užaugęs, tai realiai čia variantas, kuris parodo, ant kiek ta profesija, kurią studentai galbūt pasirinkę, yra verta, kaip čia studijuoti, mokintis ir būti užaugus tam ir tuo, pavyzdžiui, kompiuterio programerį, jeigu pasirinkčiau, tarkime, arba parašyčiau, tai jis paskaičiuoja, kad, pavyzdžiui, kompiuterio programerių darbas bus, yra risk levelis, yra apie 2%, tikėtina, kad jų mažiau reikės galbūt, kodėl, nes, dauguma dabar generuoja tekstą programas tiesiog su ChatGPT, po to taiso klaidas. Kartais paklausė studento, ar tu pats rašei, tai sako, jo, pats rašiau, nes su ChatGPT ilgiau užtrukčiau, kol ištaisyčiau klaidas. Tai, tai tos priklausomai, ką mes darom ir ką mes turėsime iš to. Jeigu rašyčiau dėstytojų profesiją, nežinau, čia yra čia koks nors. Nežinau, tarkime, teacher koks nors. Tarkime, post-secondary teacher, mokytojas. Tai, tarkim, mokytojo profesija, kad išnyks yra 13%, tai tikėtina, kad mokytojų dar reikės, kažką mokinti dar vis tik reikės, tai greičiausiai ir dėstytojų dar vis dėlto reikės, kad viską tą parodytų. Iš tokių tarp paprastų vieną turiu nuorodą, bet taip labai paprastai irgi visiškai vaikiška, bet labai gerai atspindi, kad net mažą kiekį turint duomenų kartais galima apmokyti algoritmą atpažinti tam tikrus dalykus, kaip, pavyzdžiui, yra tokia Pythono sukurta platforma labai paprasta, kur aš galiu, pavyzdžiui, tarkime, pasirinkęs try without register, tiesiog apmokyti jau egzistuojančius vardiklius, kaip pavyzdžiui, tarkime, noriu apmokyti vaizdų atpažinimą. Pavadinsiu labai prasmingai AAA. Ir tarkime, turiu vaizdų atpažinimo modelį, kurį mokinsiu, ir paspaudžiu tiesiog, pavyzdžiui, tarkim, train. Ir tarkim, noriu atpažinti kiaulę, ir tarkim, noriu atpažinti labai nesusijusius dalykus, pavyzdžiui, medį. Tai tam, kad šitą modelį čia esančią platformai tiesiog modeliuką apmokyti, užtenka arba dėti nuotraukas iš interneto, tiesiog gali kopijuoti nuorodas, dėti čia ir jis prašiausiai apsimoka vėliau, arba jas piešti. Kadangi aš labai geras dailininkas, tai vienas medis, iki 5 bent nuotraukų ir jis iš 5 nuotraukų sugeba, labai gražus medis. Tai iš 5 nuotraukų sugeba atpažinti tuos objektus, pagal tai bent kaip aš piešiau. Aišku, ar jie ten gražus, negražus, tai čia, kaip sakant, reikia stengtis. Aš labai stengiuosi dėl jūsų. Ir dar 5 medį, tarkime, labai eglė graži. Oi, nepataikė. Tarkime, eglutė, 5 medeliai ir, tarkim, 5 kiaulytės. Čia beleka. Tai labai aš nesistengsiu gražiai piešti, žinau, kad labai moku, bet čia viena, dar antra, tarkime trečia, čia greitai. Nelabai panašu į kiaulę, bet kaip man tai tiks. Tokia ir dar trečia, 5 reikia, nes be 5 nuotraukų jis tiesiog nesimoko, tai čia galima ne tik tai vaizdą žaistis, bandyti apmokyti algoritmus, bet ir tos pačius tekstus. Gražiausiai gaus. Tai turiu, tarkim, tokį, spaudžiu back to project, grįžtu prie learn and test. Realiai, ko man užtenka, tai yra paspausti tiesiog train machine learning model. Realiai pagal tas 5 nuotraukas, kurios yra pateiktos čia, tai yra kiaulės ir medžio, jis jau sugeba surasti ir panašumus, ko pasižymė mano piešinėliai piešti, kaip kiaulė atrodo ir kaip atrodo, pavadinkime, tas medelis. Tarkim, dabar jeigu paspausiu test by drawing, ir piešiu, tarkim, kažką panašaus, tai jis atrašo šitoj pačioj, kad tai yra 100% tai yra medis. Tai sugebat pažinti. Jeigu piešiu kiaulę, tarkim, tokią kiaulytę ir test spausiu, tai jis rašo, kad tai yra 100% kiaulė. Jeigu padarysiu savo nuotrauką, kas aš būsiu, neleidžia man. Ok. Neleidžia. Bet šiaip iš esmės galima ir savo nuotrauką įdėjus patestuoti ant savęs, kas jūs esate, ar tas, ir tiesiog net pažįsta. Tai iš esmės taip greituoju būdu, tai Orange, pavyzdžiui, neparodysiu, nes ten gan ilgai užtrukstume, bet šiaip, ką dažnai rodau, tai yra tiesiog galima netgi nesunkiai pasidaręs tam tikrą apklausą, kuri čia yra pateikta pas mane, su Orange suklasifikuoti arba suklaterizuoti duomenis ir parodyti, tarkime, kaip tas modelis apsimoko neprogramuojant. Tai iš mano pusės tiek, nes matau, kad laikas baigės. Taip, tai mūsų laukia iš tikrųjų labai įdomus
dešimtmetis, kada dirbtinis intelektas taip tobulės ir mūsų darbas lengvės ir bus dar įdomesnis. Tai ką, dėkui Jums labai, Pavelai, Ir už ką. tikiuosi, kad dar apsilankysite pas mus ir sudalyvausite mūsų paskaitose, seminaruose, susitikimuose. Ačiū Jums visiems, gerbėmėjai. Noriu priminti, kad šita paskaita buvo organizuota Ledėjom konsorciumo iniciatyva. Sekite mūsų svetainėje www.ledėjom.lt. Gerai, dėkui visiems. Viso. Viso gero, Viso. iki kitų susitikimų.